Striker is on the move. He cuts inside. Now he dribbles past one defender. He's heading towards the box. He shoots! Heaven, I'm in heaven when we're out together dancing cheek to cheek. Na ką, Karoli, pietų pertrauka? Taip, ryte, pietų pertrauka. Pietų pertrauką aukoji dėl mūsų podcast'o, tai Visiškai teisingai. turim porą valandų turbūt, pasiėmėjai dar avansų porą pietų pertraukų, kad įrašytum epizodą. Na, neslėpkim iš antro dublio, išrašinėjome šiandien įžangą, tai Kautrys liūtai susitikimas mūsų šiandien skirtas pirmajam Anglijos Premier lygos turui, mūsų antras sezono epizodas. Noriu iš pradžių įvesti šiek tiek jūs į kontekstą, kad nebūdingai savo rašinėjame gan anksti, dar galima sakyti iš ryto, rytinis mūsų šį kartą podcastas. Tai aš, pavyzdžiui, vakar, kadangi buvo pirmadienio vakaro futbolas, didelė šventė, tai tikrai mėgavausi, pasidarėm sparnelių, morkyčių, agurkėlių, salierų, aliumbonio, aišku, pasiėmiau ir puikiai pažiūrėjau iš pradžių Vokiečių taurę per GO3, o po to ir Anglijos Premier lyga, Fulhamas, Chelsea, labai geros rungtynės, bet taip vis tiek užsisėdėjau ir atsikėlus iš ryto taip truputėlį energijos trūksta. Ir tada, žinot, kas mane pažadino ir man suteikė naujų jėgų? Komunalininkai, nes pas mane laiptinėje karšto vandens nėra šiandien. tai smeigiau į tokį budinantį dušiuką ir dabar jau visai gerai jaučiuosi iš tikrųjų. Nedarai ten to, kur pasišildo, žinai, ten Tai virdulį. aš puodą užsikaičiau ir tada tą puodą vandens verdančio praskiedį jau šaltų vandeniu, pasiėmiau tokį kaip sausų pusryčių bliūdelį, kabint vandenį ir pilt tiesiog ant savęs. Ir kol visą šitą procedūrą dariausi, tai tikrai labai išbudino ir pats dušas buvo toks efektyvus. Tai jo, šiandien diena apie karšto vandens. Iš dešinės dar Kostas, kuris šiandien irgi turėjo kažkokių keistų. Girdėjau, poltergeistas namie ten, žadintuvus tau išjunginėjo, kažkokios problemos buvo. Jo, tai planas buvo atsikelt lygiai 9, atsikėliau po 10:13, tai teko skubėti gan smarkiai. Jo. Dušai? Ne. Tai pajausim laidos eigoje. Aš einu vakare. Tu iš tų, kur iš vakaro. Jo. Nu, iš vakaro. Bet tau nėra, kad sulipęs paskui toks atsikeli iš ryto ir vis tiek reikia dušo. Ar užtenka ten veidą? Tu galėsi palies mane Gal paskui tu po įrašo po pažiūrėti. piratų dušą bent jau padarai, Kostai, ne? Ta bulgariška. Bulgariškas, taip, bulgariškas. Jeigu nežinot, bulgariškas dušas tai yra, kai atsikeli lovoj, pajauti, kad truputį smirdi, prakaituotas, pasiemi iš karto kvepalų, pašastis pasikvėpini ir eini į miestą. Tai yra bulgariškas dušas. Iliagurojevo dušas, ne? Berbatovo labiau toks. Tai va, tokia įžangėlė, kad žinotumėt, kas vyksta mūsų gyvenimus. O iš tikrųjų, manau, kad gausis labai turiningas epizodas, nes bent jau man pirmam turė viskas buvo labai įdomu. Visos tos atsinaujinusios komandos su naujais treneriais, nauji žaidėjai. Netgi pasižiūrėti, kaip tos komandos, kur išlaikiusios brandolį trenerius, kiek jos išlaikė tą patį savo testinumą ir žaidimą. Tai viskas buvo labai įdomu. Ne tai, kad visas rungtynės pavyko pažiūrėti, bet tikrai didžiąją dalį. Ir aš manau, kad keliausim taip chronologiškai iš eilės nuo pat pradžių. Pradėkim su čempionais. Arsenalas 3-0 įveikė Coventry. Na, turbūt pats rezultatas tai tikrai nieko nestebina ir aš galvoju, kad pačios rungtynės buvo įdomios ne todėl, kad ten tikėjomės kažkokios intrigos ar stebuklų ar Coventry sensacijų, bet tiesiog labai buvo įdomu pasižiūrėti ir į naujus žaidėjus, pažiūrėti galų gale, kiek Coventry gali pasipriešinti Arsenalui. Prieš rungtynės netgi buvo įdomu sulaukti sudėčių, nes ne visai gal buvo ir aišku, kokią sudėtį išleis Mikelis Arteta. Ten Bruno Gimaraesas susidūrė su šiokiomis tokiomis bėdelėmis ir negalėjo debiutuoti Premier lygoje su nauja komanda. Bet puikiai debiutavo Kristos Colis, man atrodo labai geras rungtynės sužaidė Arsenalo krašto gynėjai, Ricardo Calafiori ir Benas White'as. Tai tokie Beno White'o pasirodymai gal kažkaip man
pasėję abejonę, kiek ten Ezri Konsa iš tikrųjų turėtų žaisti dešiniam krašte, dešinių gynėjų. Aš galvoju, kad jis vis dėlto labiau Moskerą gali išstumti, čia jau gal net antrajame ture. Tai iš Arsenalo pusės man atrodo, kad buvo fantastiškos 60 minučių. Po trečio įvarčio kažkiek nusiramino, paskui darė keitimus, tas rungtynių tempas nukrito, bet žaidė jie tikrai įspūdingai ir visiškai dominavo prieš Coventry. Galima turbūt sakyti, kad čia tik Coventry ir logiška, kad Arsenalas dominavo, bet tie individualų žaidėjų pasirodymai man labai patiko. Atrodo dabar iš tokios sezono pradžios, kad šį sezoną mes matysim pagaliau visas traumas nusimetusi, į formą grįžusi Martinio Odegorą, kas aš galvoju yra labai svarbu šitai komandai, jis vis dėlto yra kapitonas. Kokie jūsų įspūdžiai, ką pasiėmėte iš tų rungtynių, labiau gal apie Arsenalą, nei apie Coventry? Jo, man atrodo, tu paminėjai Martiną Odegorą, tai man atrodo, kad nuo jo tokio gero žaidimo tikrai stipriai priklauso, kaip Arsenalas atrodys puolime ir tikrai šitame čia jau mes galėjome matyti tą trikampį, kurie formuodavo tais jau labai gerais atakuojančiais jų laikais, Bukayo Saka, Benas White'as, Martinas Odegoras tame dešiniajame krašte tarpusavėje kombinuojantis. Pastaruosius 2 sezonus kažkaip daug sveikatos problemų visi šitie 3 žaidėjai turėdavo ir taip jau retai sukrisdavo, kad jie visi 3 kartu galėdavo žaisti, bet kai jie anksčiau žaisdavo visi 3 kartu, tai tas dešinys kraštas Arsenalo būdavo labai geras, labai pavojingas, labai atakuojantis ir tas, man atrodo, labai gerai veikia iš tiesų mače prieš su Coventry. Jo, visiškai pritariu, kad Kristos Tolis kol kas atradimas man, kaip jis atrodo, nes tikrai buvo galima turėti abejonių, prisimenant jo tą pirmąjį etapą Premier lygoje, jis aišku buvo prieš keliarius metus, bet dabar matom, kad žaidėjas aiškiai patobulėjęs, labai nori daug kamulio, labai drąsiai žaidžia 1-1, tą daro labai neblogai ir tie kamuoliai kažkaip jį suranda. Tai atrodo, kad šitoj vietoj Leandro Trossaro ar vietoj Gabrielio Martinelli, turbūt labai panašaus lygio žaidėjas gali būti tame kairiajame atakos krašte. Patinka iš tiesų, kad ne Hinkapie, o žaidžia būtent Ricardo Calafiori, kuris yra daug geresnis atakoje, kuris geriau jungiasi į puolimą ir man atrodo Arsenalui to reikia ir čia gal irgi rodo kažkokį tai Artetos išlaisvėjimą ir atrodo, kad labai gera praėjusio sezono pradžia ir praėjusio sezono pabaiga leido nukonkuruoti visgi Milesu Lewis'u Skelly Martiną Zubimendi. Matome, kad jau dabar jis poroje su Declanu Rice'u, kai nėra Bruno Gimaraiso ir atrodo, kad Zubimendi gal net jau toks jau ir 4. opcija gaunasi tas. Bet Arteta sako, kad jis mums labai reikalingas, labai svarbus. Tu turbūt per daug rungtynių. Apie išvykimą nėra kalbama. Jo, tai sakyčiau, nežinau, man labai paliko gerą įspūdį ir po Community Shield'o vėl, tyrės įvarčiai. Tai kažkaip. Labai gerai Lewis'as Skelly įkiša tuos perdavimus į kišenes tokius. Tai kartais gal bus rezultatyvūs perdavimai, kartais perdavimas prieš rezultatyvų perdavimą, bet jis juos labai gerai atlieka ir labai gerai tikrai mato aikštę ir kai žaisdavo kairių gynėjų, pasijausdavo, kad gynyboje jis labai pažeidžiamas, su stipriais vingeriais tvarkytis jam yra gan sunku, aukštesnė gynybos linijoje būna jam sunkiau, nes nėra labai greitas, bet aikštės vidury, kur tikrai yra ta jo pozicija su kamuoliu, labai talentingas vaikinas, tai naudojasi kiekvienu savo šansu, kurį jam duoda Arteta. Lewis'as Skelly, kas tikrai dar naudojasi savo šansais, tai ir Kajus Havertzas. Naujas sezonas, pirmos rungtynės, iš karto įvartis, puikus užbaigimas. Ten atrodytų lengvas įvartis, bet aš manau, iš tokios distancijos į tą riedantį kamuolį taip gerai pataikyti nėra taip jau paprasta, tai labai kokybiškas puolėjo įvartis ir Viktoras Jokerisas net nuo suolo nekyla tokiose rungtynėse, tai kaip ir atrodo signalas sezono pradžioje, kad Havertzas vis tiek yra tas pagrindinis 9 numeris, kiek tu bepirktum puolėjų ir vaikšto ten tie gandai apie Julianą Alvaresą, aš taip įsivaizduočiau, kad jeigu tikrai Arsenalas priviliotų argentinietį, tai Jokerisui net nebebūtų vietos šitoje komandoje ir greičiausiai jis turėtų ieškotis kažkokių tai alternatyvų. Kas, ar Kostai, nežinau, tau iš Arsenalo patiko, nustebino, ko tikėjai ir kaip tau tos pirmos rungtynės? Aš tai panašaus vaizdo iš tikrųjų turbūt ir tikėjausi. Jos tokios rungtynės, kurios gal netiek daug parodo tiek apie Coventry, tiek apie Arsenalą. Gal apie Arsenalą galim šiek pasidaryti išvadų, kad jie kažkiek smagesnį futbolą žaidžia ir
man patinka tas Arsenalo aptakumas ir čia manau, kad Kais Havertzas irgi žymiai tinkamesnis futbolininkas, nes tikrai, jie labai smarkiai keičiasi pozicijom tarpusavį ir kuo tu daugiau įsidedi tokių universalių žaidėjų, tai tuo tau lengviau yra įgyvendinti tokią žaidimo filosofiją. Ricardo Calafiori apskritai ten, kai žiūri, kaip jisai tiesiog vidury atakos nubėga ir tam vos ne puolėjo pozicijoje atsiduria, tai čia, su Justu Lasicku kalbėjom, kad čia parodyk kokiam senam konservatyviam treneriui, tai ten nusiraus plaukus, tiesiog matydamas, kaip kairys gynėjas atsidenginėja ten kažkur puolime. Tai šitas tikrai smagu ir įdomu, ir Arsenalas, ir Community Shield ir čia neturėjo įvarčių standartų, dabar jau galim po truputėlį gal pamiršti tą naratyvą, nors šiaip kalbant apie standartus, tai pirmam turė aš pamačiau, kad nelabai ten prižiūri tuos kamuolį įmetimus iš užribio, tikrai yra ten laiko atbėgti vidurio gynėjam, įmest kamuolį į baudos aikštelę, tai čia manau, jeigu komandos tuo rėmėsi praeitam sezone, tai gali remtis ir dabar, bet iš Arsenalo pusės bent jau kol kas jiem to neprireikė ir... Šiaip Arsenalas labai gerai įžaidinėjo kampinius, kaip gynėsi Coventry, tai jie labai sulyzdavo visi gintis prie vartų aikštelės ir palikdavo visiškai 16 metrų liniją nedengiamą, tai Arsenalo žaidėjai greitai tą suprato ir pradėjo tiesiog įžaidinėti kampinius, tai ten buvo 2 iš eilės įžaisti kampiniai, vienas Raiso kairė koja, toks gan pavojingas smūgis, kitas buvo lyg tai Odegoro blokuotas smūgis, tai čia irgi parodo Arsenalas, kad jeigu jūs galvojat, kad mes galim tik tai kelt kamuolį ant Gabrielio ir stumdyti vartininką, tai leisit įžaidinėti su tokio lygio futbolininkais, galit prasileisti įvarčius tuos iš 18 metrų tolimais smūgiais. Šiaip Coventry praeitais metais, man atrodo, Championship'e buvo arba pirma, ar tai antra komanda pagal įmuštus įvarčius po standartinių situacijų. Jie pačioj pradžioj rungtynių pirmą kampinį susižvėjojo 20 kelias sekundės užžaidus, tai pirmas standartas buvo kaip tik Coventry. Aš apie Franko Lampardo komandą didelių išvadų tikrai nedarau, nes nepasisekė pirmam turėjo gauti čempionus, geriausią komandą lygoje, dar ir išvykoje. Bet matėsi, kad jie vis tiek bandydavo žaisti, nebuvo taip, kad vien tik tai atsimušinėjo. Man labai patiko, tiesą sakant, Elisas Simsas, kaip nugarai vartus atrodė prieš tokį varžovą kaip Gabrielis, jisai ir sugebėdavo vienu lietimu gerai sužais, laimėti 2 kovas, uždirbo geltoną kortelę Gabrieliui. Šiaip gal jis ir nebus pagrindinis puolėjas visą sezoną, vis tik atvyko ten Taivo Oni, atvyko tas šerifas iš Turkijos. Naujas šerifas mieste, bet pinigų tai daug už jį sumokėjo. Labiau gal Hadži Raitas dar yra. Hadži Raitas traumuotas yra jo. Tai aš nežinau, man atrodo, yra toj komandoj medžiagos. Prieš Arsenalą išvykoje jie nepajėgus laimėti, bet dabar, pavyzdžiui, jau antram ture jie žais su Halu namie, tai ten su savo lygio varžovais iš to paties Championship'o atėjusiais tikrai gali pasimti taškus ir mes paskui dar apie kitas komandas pakalbėsim. Iš pirmojo turo, man atrodo, kad šiais metais gavom tikrai gerą medžiagą iš Championship'o ir atrodo, kad klubus su tokiais savininkais, kurie pasiruošė išleisti pinigų, kad komanda liktų Anglijos Premier lygoje, nes Coventry City jau išleido, kiek dabar atsimenu, kai prieš transliaciją tikrinausi, apie 120 milijonų svarų ir panašu, kad dar pildysis. Jau nemažai naujokų atvyko ir greičiausiai jų dar bus. Tai Frankas Lampardas, dabar turbūt turi progą su Coventry daryti tai, ko iki galo nepadarė, kai Derby County klubą treniravo, aš taip sakyčiau. Ir tas, tie pinigai visi, tai man atrodo, Sunderlandas ir Leedsas praeitais metais gerą pavyzdį parodė, jie ten apie 150, apie 160 milijonų. Krūva naujokų. Ir tai buvo rekordas, pakilusiai komandai į Premier lygą išleistų pinigų ir akivaizdu, kad tas suveikė iš esmės. To kelio nėra. Nėra. Tai tą ir daro, matom, tiek. Iš esmės visos 3 komandos, kaip tu ir pastebėjai. Paskutinis dalykas iš tų rungtynių, tai Arsenalas buvo be 3 labai gerų traumuotų futbolininkų. 2 gynėjai, Saliba ir Timberis traumuoti, Bruno Gimarajasas negalėjo debiutuoti dėl sveikatos problemų, bet vis tiek tu pasižiūri, kokie 5 žaidėjai įeina nuo suolo, tai įeina Berečia Eze, Martinas Subimendi, Mikelis Merino, Piero Hinka, Piero Noni Maduekė ir dar lieka nepanaudotas, pavyzdžiui, Viktoras Jokeresas, tai šitos komandos gylis yra kažkas tokio. Jis įspūdinga, 20 žaidėjų rotacija. Čia dar nebuvo Konsos, aišku, registruoto. Jis kaip tik prieš rungtynes išėjo prisistatyti kaip naujas žaidėjas, nes jau buvo oficialiai pasirašytas kontraktas, tai jisai prieš rungtynes išėjo, pamojavo Arsenalo fanam, tai antrajame ture, beje, būtent prieš Aston Villa jau ir Konsa bus sudėty, ar startinėje, ar ant suolo, čia dar neaišku.
Tai, wow, iš Martinelli tikrųjų. neregistruotas. Martinelli neregistruotas, bet Martinelli dabar jau atrodo pakeliui į Saudo Arabiją. Tai pridėkim Konsą, galbūt pridėsim dar vieną į ataką žaidėją, nes panašu, kad jo reikia. Šiaip visai mačiau Anglijos rinktinės socialiniai tinklai gerai sujudėjo, kai tik tai Konsa jau paskelbė oficialiai, įkėlė ten kažkokį tai trumpą reelsą, kai Konsa su Ebereč Eze ten siaučia vienoje iš rinktinės stovyklų ir matosi, kad tikrai geras vaibas tarp šitų dviejų žaidėjų, geri draugai. Tai... Na, aš įsivaizduoju, nebuvo sunku, nėra sunku apskritai dabar turbūt Artetai ir Arsenalui įkalbėti futbolininkus, kad jie ateitų. Dėrybos su klubais dėl išpirkos čia yra viena, bet žaidėjus įtikint, kad ateikit dabar į Arsenalą yra tikrai nesunku. Mes esam laiminti komanda, mes esam geriausia komanda lygoje, su mumis tu gali laimėti titulus, tu gali žaisti čempionų lygos finaluose, tik pasirašyk. Ir, ta prasme, jo, čia šią vasarą mes matom, kad jeigu anksčiau būdavo Arsenalas toks klubas, kur taikosi į tą, į aną, į kitą ir galiausiai tie taikiniai pasirašo su visai kitom komandom, tai dabar jau Arsenalas greičiausiai yra prie dėrybų stalo stipriausias žaidėjas Anglijai. Dar ir pasiūlo Birminghamą į Londoną iškeisti, manau, kad čia irgi visai toks argumentas. Ką aš žinau, man visai patiko ir Birminghame, tiesą sakant. Konsa kažkaip aš skaičiau, kad jisai šiaip gyvena Londone ir jisai ten dažnai važinėdavo tiesiog į Birminghamą, tai jam čia ir šiaip sutaupo laikom. Tikriausiai iš Charltono yra, tai gal. Ir ten yra atstumo, ten apie kelias valandas važiuoti reikia, tai... Tai greiti traukiniai, Jungtiniai karalystiai, jokių problemų, susisiekimas išvystytas. Šeštadienį pradėjom su ankstyvosiam rungtynėm ir ten buvo smogta, sakyčiau, galingai. Tikrai mėgavausi komentatorinėje Hull City komandos energija aikštėje. Tai Hullas atrodytų iš tų 3 pakilusių komandų gal silpniausia. Ne tik dėl to, kokie ten žaidėjai, kokios pavardės, bet ir objektyviai pagal praėjusio sezono rezultatus jie net nelabai ir turėjo iš Championshipo išeiti į Premier Lygą, jie liko 6, jie žaidė playoffuose, jie atrodė, kad turės žaisti su Southamptonu, bet galiausiai žaidė su Middlesbrough, bet iškopė į Anglijos Premier Lygą. Ten irgi savininkas, turkas, televizijos magnatas leidžia pinigus. Treneris iš Bosnijos Sergejus Jakirovičius toliau darbuojasi ir matosi, kad šitom rungtynėm paruošė tikrai puikų taktinį planą su 5 gynėjų linija, toks 5-4-1, aukšta komanda, pavojinga standartinėse padėtyse ir, kaip bebūtų, Manchester United patyrė tą garsų į Hullo transkimą, Mauled by the Tigers įvyko 2-0. 2 vidurio gynėjų įvarčiai po standartinių padėčių, 2 epizodai, kuriuose Manchester United gynyba atrodė taip neįspūdingai, sakykim. Iš pradžių pasižymėjo Adžai, tu man pataisėjai, Šemi Adžai, teisingas pavardės tarimas. Kostai tau yra žinutė ekrane, kad laptopo ekraną žemyn palenktum. Atkreip dėmesį. Palauk, žemyn. Man geriau matosi. Ai, bet ir ten dar matosi. Nice, gerai. Antrą Hullo įvartį smėgė Nobelis Mendy, vienas iš naujokų. Man iš tų naujokų dar labai gerą įspūdį paliko jų jaunasis vartininkas graikas Konstantinas Colakis. Tokį solidumą ir užtikrintumą aš jaučiau iš jo veiksmų. Aukštas vartininkas, gerai žaidžia kojom. Tiesą sakant, aš Olympiakos jau buvau jį nusižiūrėjęs, nes teko komentuoti keletą europinių mačų. Ir čia prieš Manchester United, kur tikrai daug darbo jam buvo, fantastiškas debiutas. 2-0 sausi vartai, Oli McBurney laimėdavo beveik visus kamolius nugarai vartus, vienoje situacijoje, kaip Thierry Henry vedžiojos dar kamolį, McBurney's ties aikštės viduriu ten gan įspūdingai. Tai be abejo didelė šventė Hullui ir fantastiškas sezono pradžia, bet sakyčiau labai labai nuvilintis Manchester United pasirodymas. Net ne todėl, kad jie praleido ten įvarčius po standartų, bet tu tikiesi, kad vis dėlto jie patys susikurs daugiau per 90 minučių. Jo, faktas. Ir čia tikrai reikia pagirti Jakirovičių, kuris šiaip atkreipė dėmesį, kad Michaelo Carricko komandoms kol kas šiaip sunkiai sekasi žaisti prieš 5 gynėjų linijas. Galim prisiminti praeitais metais Leedsas Old Trafforde irgi ten dominavo ir galiausiai laimėjo ten po 40 metų pertraukos. Per pasirašymo be etapą tiek Wrexhamas, tiek Milanas irgi laimėjo prieš United, irgi žaidė su 5 gynėjų linija.
Nu ir akivaizdu, kad kai varžovai taip užkiša aikštės vidurį, kai tokias organizuoja greitas aštrias kontratakas kraštais, keičia tos kraštus, pasiūlo tą fiziškumą, tą kovą, ne, tai atletiškumą, United turi problemų ir atrodo, kad to nepavyko kol kas išmuštruoti, ištreniruoti Michaelui Carrickui per pasirašymo etapą. Man atrodo, kad treneris gal ir pats klaidelių padarė su sudėtim. Man atrodo, kad tokios rungtynės Patrikas Dorgu neturėtų įsižaisti tiesiog kairių vingerių. Tau labiau reikia žaidėjo tokio galbūt kaip Markusas Rashfordas, kuris gali paimti 1-1 kamuolį. Nebuvo mano dielo, jis patyrė traumą. Ir čia irgi, aš sakyčiau, kažkiek traumos sujaukė Michaelui Carrickui planus, nes pasirašymo etape Amadas Diallo atrodė labai gerai atrodė Masonas Mountas, kuris irgi iškrito. Ir Masonas Mountas su Andrėjum Santosu kaip tik ir buvo ta atraminių para, kuri beveik visą laiką žaidė. Dabar tu iš esmės turi įmesti jau Juri Tillemansą dar akivaizdu, kad nepripratęs ir gal net ir nelabai jie man tinka kartu žaisti. Man atrodo, kad jie truputėlį gal man per lėti, turėtų galbūt fiziškesnį žaidėją žaisti šalia. Tai atvažiuos Karlosas Baleba. Jo, tai Karlosas Baleba su vienu iš jų, arba ten Kobe Mainu ir Karlosas Baleba, man atrodo, būtų šiek tiek tinkamesnis variantas. Man atrodo, kad Benjaminas Šeško irgi tokiose rungtynėse toks puolėjas tiktų labiau, nes tau išplės, labiau reikia aikštę. Jo, aš sutinku, bet Šeško nežaidė nei vienų kontrolinių rungtynių. Irgi trauma. Buvo trauma, tai jis gal net nebuvo pasiruošę žaisti. Taip, tai yra tokių priežastėlių, kur tu žinai gali galbūt sakyti, kad jo, kaip galbūt ir suprantama, bet turbūt jo kelia iš esmės pagrindinį nerimą šitose rungtynėse, tai turbūt, kad gynyba po standartų, kad apstumdo ir ta gynėjų linija netrodo labai užtikrinta. Ir kitas dalykas, kad United niekaip nepavyksta žaisti gerai pirmų numerių iš esmės. Jo, jie atrodo keičiasi ten tie treneriai, bet kai reikia žaisti kontratakom, jie moka ir gali, bet kai jiems reikia kontroliuoti rungtynės, jie tikrai neatrodo, kad jie pajėgus iš vis kurtis progas ir diktuoti tą žaidimą. Taip. Debiutantam aš manau, kad rungtynės tikrai buvo sunkios. Tillemansas ir Andrėjus Santosas darė nemažai klaidų su kamuoliu ir kita bėda, kad nei vienas iš jų neatrodo toks žaidėjas, kuris po klaidos su kamuoliu labai gerai grįžinėtų atgal į gynybą, tai čia gal irgi problema. Nei vienas iš jų šiaip nėra kažkoks jau 6 numeris, toks tikras, aš sakyčiau, nors žaidė jie kartu poroje. Vis tiek tu, kai galvoji, kad komanda naujinas, investuoja, persitvarko ir tu pradedi sezoną su gynybos linija Mazraui, Maguire'as, Hevenas, Šonu, nėra man daug įkvėpimo, tiesą sakant. Net labai mažai gal įkvėpimo. Net labai mažai, jo. Kunė žaidė toks labiau kaip 9 numeris, atrodė man jis kažkaip nejaukiai netgi toje pozicijoje. Aš jau geriau su Rashfordu žaidžiau tada 9 numeriu ir Kunį stumčiau į kairį kraštą, kuris kažkaip ir geriau žaidė praėjusiais metais. Tai... Jo, ir Dorgu irgi nebuvo geros rungtynės, tai nieko keisto, kad jau per pertrauką jį pakeitė Michaelas Carrickas. Carrickas šiaip ieškojo, bandė, darė tos keitimus, atakuojančius keitimus, netgi šie Leisiai suteikė šansą rungtynių pabaigoje, bet tiesiog gale dienos žiauriai blankus Manchester United pasirodymas. Aš nesakyčiau, kad žiauriai blankus, nes kaip ir tų progų buvo, susimušk įvarčius, apsigink nuo standartų ir viskas. Bet ar buvo tokių tikrai labai gerų progų? Brianas Mbeumo tai turėjo. Tai turėjo omeny tą pradžioj. Pradžioj turėjo ir paskui dar turėjo ir antram. Dešinę koją. Bet ten nebuvo labai jau lengvas smūgis. Aš sutiku, kad tai yra proga tokio lygio žaidėjų. Bet negalėčiau pavadinti čia rungtynėmis, kur Manchester United išvaistė ten 500% progas. Su Halu vis tiek turėtų daugiau šansų. Žyva kažkokį sugeneravo, bet jie padarė labai daug smūgių, tai ten viskas susideda ir 16 iš tų smūgių visų, kurios atliko su žemiau 0,1 tik žybuvo tiesiog tikimybės, tai tikrai nestebuklas. Wow, okei. Bandė daug iš tolimų distancijų, šiaip jo reikia pripažinti. Jo, tai čia... Bruno Fernandešo irgi nebuvo įspūdingos rungtynės, bet tiesiog gal reikia daugiau pagarbos Halui atiduoti už tokias rungtynės. Jie labai gerai pasiruošė, labai gerai viską sustatė Jakirovičius. Jo, ir čia šiaip reikia pasakyti, kad ta 3 vidurio gynėjų linija nebuvo gal dažnas Halo dalykas praeitam sezone. Jakirovičius yra toks visai, adaptuojantis savo komandas treneris pagal varžovus. Manau, kad aišku, Premier lygoje daugiau mes matysim su tais 3 vidurio gynėjais, nes jie norės taip atsimušinėti. Ir matom, kad žaidėjai tinkami tam. Oli McBurnis, kaip prilaiko kamuolį. Mačiau vieną tweetą, kur kažkoks škotas rašė, tipo,
who is this bloke ar kažkas tokio, nes Oli McBurney nepakvietė į pasaulio čempionatą. Jo 4 metus nekviečia jis. Dėl reputacinių dalykų atrodo, kad ten truputį yra iš Škotijos futbolo asociacijos radaro šiek tiek tai pastumtas ir jo tiesiog nekviesdavo. Jis paskutinį kartą už rinktinę žaidė 21 metais. Tai tas, kad jo nepakvietė į pasaulio čempionatą, manau, labiau yra susijęs su visų šitų periodų, o ne tai, kad va čia momentinis buvo trenerio Steve'o Clarko sprendimas, bet tikrai fantastiškai McBurney'is atrodė. Jau pasilgęs buvau to ilgakojo su trumpom koinytėm. ir šiaip, ką dar reiktų pasakyti, ta Halo sudėtis, tai jinai turbūt iš visų 3 naujokų gal mažiausiai pasikeitus yra, jeigu žiūrim į žaidėjus, kurie startavo, tai 8 iš 11 Halo žaidėjų žaidė Championship'e praeitam sezone ir kas kilo nuo suolo, tai irgi yra... Lukas Harringtonas. Jo, Harringtonas naujas pirkinys. Perspektyvus Australas. Meti Targetas irgi, bet irgi Championship'o toksai futbolė. Tau turbūt turėjo būti geras laikas, kai Paddy McNairas ir Metas Targetas Premier lygos rungtynėse kilo į kovą po keitimų. Tas pats Jonas Eganas 21 defensive contributionas, daugiausiai per visą pirmą turą. Ir čia šiaip, aišku, juokas juokais, 5 gynėjų linija, bet išlaikyti tą lygį gynyboje iki galo, kai iš tos 5 gynėjų linijos galiausiai po keitimų liko tik tai vienas startavęs futbolininkas, tai čia irgi įspūdinga. Vadinasi, atsarginiai žaidėjai ėjo į aikštę irgi žinodami, ką reikia daryti ir be kažkokių klaidų labai gerai tvarkėsi. Tai Tigrams fantastiška pradžia, 3 taškai prieš Manchester United ir antras įdomus jų turas bus su Coventry klubu, MU. Manau, kad privalo dabar reabilituotis namie. Ipswichas bus jų varžovas antram ture, namie Old Trafforde. Aš manau, kad žmonės eis į stadioną tikėdamiesi ne tik 3 taškų, bet ir pamatyti gerą žaidimą, nes po tokio starto, po tokio pirmo turo, vis tiek kažkoks tai vėl prastas vaibas atsiranda. Atrodo, wow, su Keriku gerai užbaigiam praėjusį sezoną, dabar naujas sezonas ir trūktų žvadžių vėl iš pradžių, vėl sena dainelė Manchester United, vėl pajaukos objektas kažkoks Anglijos Premier lygos. Savo visiškai bereikalingas daug įtampos dabar susikūrė prieš rungtynės su Ipswichu. Ipswichas, man atrodo, gavo labai gerą pavyzdį Halo ekipos rungtynėse, kaip galima žaisti ir kaip reikia iš esmės žaisti prieš MU. Tai jo, manau, kad su dideliu nerimu Kerikas ruošiasi iš tą mačui, nes akivaizdu, kad tokių lengvų startų, tai visi tikėjosi turbūt, kad žinai, kad su gera banga ir įsivažiuos, bet jau matom, kad pirmas mačas ir pirmas kluptelėjimas. Bet tas pats Ipswichas irgi yra Championship'o komanda, kuri griebė 3 taškus, paguldė Sunderlandą ir tikrai gerai atrodė namie. Jo, jie buvo geresnė komanda tose rungtynėse, teko tas rungtynės komentuoti. Pirmas dalykas turbūt, ką reikia pasakyti, kad ten tai nauji pirkiniai daro skirtumą. Julian Ciso tikrai buvo geriausias žaidėjas tose rungtynėse ir patyrė kažkokią mini traumelę, bet gal viskas ten bus gerai, bet pirmą įvartį pelnė Emersonas, Brazilas, naujai įsigytas, taip. Ir tas įvartis buvo ten vienas iš lengvesnių jo karjeroje, nes Julian Ciso perėmė kamuolį iš Luko Onaino, apsivarė 3 varžovus, išsivedė vartininką, atidavė perdavimą, kad Emersonas įmuštų į laisvus vartus. Tada Sunderlandas, atrodė silpniau, bet jie įmušė fantastišką baudos smūgį. Nilsonas Angulo pirmą savo Premier lygos įvartį pelnė ir antram kėlinį vis tiek Ipswichas atakavo, toliau bandė, sakyčiau, atrodė geriau negu Sunderlandas ir galiausiai pavyko Jackui Clarkui pakilusiam nuo suolo, kas irgi šiaip puikus Championship žaidėjas. Geri, aš lyginau jo sezonus Championship'e su Premier lygoje sezonais, tai ten labai skiriasi skaičiai. Ten, jis, jeigu žaidžia Championship'e, tai padaro 20 goal contributionų, kai žaidė Premier lygoje buvo liktis 0 įvarčių, gal 4 asistai. Tai jo. Bet ne pirmas čia toks pavyzdys. Jo, tai aišku, bet jis vis dar augantis žaidėjas ir gal iš tikrųjų ir parodys daugiau šiemet. Šiaip, man, žinai, kas įdomu, su tais naujokais, aš žiūriu, kad
Anksčiau gal taip ne visai būdavo, bet dabar matau, kad jie ne tik, kad į aikštę žaidėjus investuoja, bet visi susiperka ir naujus vartininkus, ne? Praeitais metais Robino Rufsą pasiėmė Sunderlandas, kuris buvo labai svarbus, ne? Dabar tu matai, kad Holas Solakį Šerpeną paėmė iš Unijos. Lemba, Ta prasme, 2 metrų. Kielas Šerpenas tapo aukščiausių visų laikų Premier lygos žaidėjų 2,6 m. Aplenkė jis, man atrodo, Kostelį Pantelimoną, kuris irgi labai aukštas. Įspūdingas pavardas. Tai 2,6 m. Tai čia vienas aukščiausias turbūt apskritai visų laikų futbolininkų, nes mes apie Joną Kiolerį pamenam, ten ne 2-3 būdavo, bet jau aikštė žaidėjas. Tai Premier lygoje, aš atsimenu, nes Premier lyga Instagramo postą padarė, tik dabar ne visas pavardės atgaminu. Tai Žygičius buvo surašyti, jo, Žygičius buvo 10 aukščiausių visų laikų Premier lygos žaidėjai. Denas Barnas ten yra tame sąraše, yra vartininkai, yra Pantelimonas, yra dabar pirmo vietoje Šerpenas, man atrodo, dar vienas vartininkas buvo. Jo, dabar neatsimenu viso sąrašo. Jau gal nebe atsarginis bus. Bet faktas, kad Olandas tapo rekordininku. Šiaip aš galvoju, jo, labai didelis vartininkas, tai yra įspūdinga, bet turbūt sunku tikėtis, kad toks vartininkas labai gerai žais kojomis. Ir kitas dalykas, jis turi akivaizdžius trūkumus, kai reikės reaguoti kažkokį žemesnį smūgį, nes jis tada kojom turi turbūt atmušinėti tokius kamuolius, nes nukristi ir pasiekti jokių šansų, kaip šiaip tokio dydžio vartininkas. Gal, bet šiaip, jo. Man labai buvo įspūdingas tas mačas, aš pirmą kartą gyvenime mačiau Kielą Šerpeną taip normaliai ir jisai praktiškai nežaidžia kojom. Jeigu jam reikia žaisti kojom, tai jo, jisai ten pasistabdo kamuolį ir gali atlikti ten perdavimą artimiausiam gynėjui arba mušti toli, bet šiaip jis visą laiką pasiima kamuolį į rankas ir skiria 2,6 m, jis taip sviedžia tą kamuolį, kad jis realiai iki 9 numerio numeta. Ta prasme, Emersonui permeta į kitą aikštės pusę, kad jisai su galva kovotų, su ranka. Tai čia yra įspūdinga. Ir jo, čia labai toksai unikalus variantas, tai įdomu buvo pažiūrėti. Jo. Šiaip Emersonas tas puolėjas, aišku, jeigu čia tokį gaus tokius perdavimus, tai irgi opcija visai gal į tą patį fantasy 5,5 kainuoja. Čia dabar po pirmo turo labai daug žaidėjų, kurie pradeda atrodyti kaip opcijos, bet po antro turo gali nebeatrodyti. Čia kiekvienais metais tai būna. Šeštadienį taip pat gerai vasarą dirbantis Leedsas nugalėjo Oliverio Glasnerio Nottingemą išvykoje 1-0, solidus pasirodymas, ir Evertonas 2-0 įveikė Crystal Palace Hill Dickinson stadione. Rungtynes gyvai stebėjo Jungtinės karalystės premjeras, Evertono fanas. Mačiau, dainavo ten tą jų dainą, kur taip. Ir kaip Moisas sakė, bus sumažinti mokesčiai ir nemokamas alus visiems, taip jam pažadėjo ministras. Jo, bet ten rungtynės tokios gan keistos, kadangi Crystal Palace šiaip tikrai geriau atrodo pirmam kėliny, buvo 2 virpstai ir Niketija ir Mateta turėjo savo progas ir visą kėlinį tikrai Crystal Palace geriau atakavo, bet po Munioso klaidos savo aikštės pusėje tiesiog Dewsbury Hallas įmušė fantastiškai įvartį. Ten kosmosas. Ten neįtikėtinas įvartis, tikrai kairė koja. Savo stipriaja, aišku, bet vis tiek iš tokio kampo taip įmušt tokį įvartį yra labai sudėtinga, labai gražus smūgis ir dažniausiai tu žinai, kad jeigu Mojeso komanda išsiveržia į priekį, jie mokės žaisti antrą kėlinį su persvara ir tikrai antram kėlinį Evertonas puikiai gynėsi, gerai kūrėsi, netgi daugiau erdvių atsidarė, Limanas Indijai pasiautėjo, pakabino kamuolį Ternobariai, kuris pasižymėjo įvarčių jau pirmose sezono rungtynėse, tai vėlgi 5,5 kainuojantis puolėjas fantasy žaidime. Ir 3 irisų taškai. Evertonas, aš irgi manau, yra komanda, kuri dar žiūri į rinką, dar ten greičiausiai turėtų vienas kitas žaidėjas papildyti Evertoną, bet Crystal Palace, tai aš manau, gali turėti labai didelių bėdų. Pieras Sažas gal ir visai patenkintas, kaip žaidė Crystal Palace pirmam kėliny, bet galų gale išleista sudėtis, tai dar ne visai ta, kuri turėtų žaisti, ypač kai tu matai ten, pavyzdžiui, Edį Niketiją startiniai sudėty, bet Ismailas Saras, dabar klausimas, ar iš viso dar bus Crystal Palace žaidėjas, ten jau su Turkija, su Galatasarayim vyksta pokalbiai. Mateta, Munios, ir teismo klubą dėl ten kontrakto to pratęsimo automatinio 24 metais, nes jis jeigu, ta prasme, laimėtų, tai jis taptų laisvojų agentų dabar. Jo, būtent. Ir baigiant apie tas bėdas, tai Šadiriadui vėl plyšo kryžminis kelio raištis. Čia žiaur. Čia tai. Ta prasme, jau ir taip, tai aišku, gaila žmogaus laimė ir ta pozicija, tai jau tokia plana buvo. Jie vietoj Marko Gehi nepirko naujo vidurio gynėjo tada sausio mėnesį
Dabar dar išvažiavo ir Maksantas Lakrovo vasarą, jie pasipildė tik laisvais agentais Takehiro Tomiyasu ir Oskaru Mingesą. Tomiyasu keitė po traumos Šadirį Adą ir žaidė kairėje pusėje Tomiyasu ir eidavo ten žais vos ne kaip puolėjas į priekį, labai, labai taip keistai atrodė Japono veiksmai, aišku, tai buvo trenerio nurodymai 0-2 atsilikinėjant. Tai žinant, kad jie ketvirtadienį žais Europos lygoje, man atrodo, kad Realių laukia rimtos bėdos. Tokia sezono pradžia, pasižiūri į tą sudėtį, ji neįkvepia, žaidėjai nori išeit, prašosi išeit, gynybos jie nestiprina tinkamai naujais pirkiniais. Akselis atvyks, aš nežinau, aišku, kiek čia sustiprinimas yra gynėjo. Bent jau dar vienas kūnas į tą poziciją. Apie Deaną Hendersoną net irgi buvo tokių kalbų, kad jis visai svarstytų pasiūlymus. Aš nežinau, kokių jis gali dabar gauti pasiūlymų, gal Chelsea po vakar susidomėtų naujų vartininkų, bet esmė ta, kad tikrai Crystal Palace, manau, naujojo trenerio laukia sunkus. Power ranking'e krenta dabar jau žemai, ne? Jo. Tokiam. O Evertonas yra Evertonas. Tu pažiūri, jie atrodo nežaidžia įspūdingai, kažkoks tas jų futbolas nėra ypatingas, bet laimėjo 2-0, turi 3 taškus. Kažkas šiaip gerai visai pastebėjo, kad labai angliška komanda. Viena labiausiai angliškų komandų Premier lygoje. Evertonas, kiek turi žaidėjų iš Anglijos startinė 11-ukė. Aišku, ten įdomu, kad išleido į aikštės vidurį Armstrongą ir Hackney tokią porelę. Išrasti įdomu. Įdomu, nes buvo įdomu pažiūrėti, kaip jiems seksis. Tai vienas iš Championshipo nupirktas žaidėjas, kitas jau šiokį tokį vaidmenį turėjo praėjusiais metais, bet vis tiek yra 19-metis Harrisonas Armstrongas ir jis gal net nėra labai jau toks atraminis, gilumoje žaidžiantis saugas, tai čia turėjo žaisti tokioj pozicijoje. Vis tiek yra Jamesas Garneris, kuris gal labiau atrodo turėtų eiti į startą. Ir kalbant apie tos anglus, ir Tyrikas Džordžas, manau, kad visai rimtą rolę turės. Gerai atrodė, labai gerai atrodė. Dabar atrodo, kad pagrindinis tikrai kairio krašto puolėjas, nors yra Brennanas Johnsonas. Tai čia šitos rungtynės buvo dar įdomios to, kad tie garsieji mainai McNeilo ir Brennano Johnsono įvyko ne per seniausiai. Tai Dwightas McNeilas iš karto žaidė startinėje sudėtyje už Crystal Palace. Nieko gero nepademonstravo. O Brennanas Johnsonas kilo nuo suolo, bet kai taip gerai atrodė Indijai ir Džordžas, tai aš manau, Brennanui Johnsonui nebus lengva prasimušti startinę sudėtį. Ir Dewsbury Hallas tas pats, nes gal Dewsbury Hallas tai ten visai jau lyderis, dešimtkė ten lyderis, vedantis komandai prieki žaidėjas. Kažkiek taško, kad Carlosas Alcarazas vis dar minutį išbėga ten į aikštę, pasikeičia su Dewsbury Hallu. Labai toks keistas žaidėjas. Kažkurio metu Evertonas turbūt pabandė paimprovizuoti ir sako, gal mes rasim naują Deimančiuką Argentinos rinkoje ir panašu, kad nerado. Panašu, kad Carlosas Alcarazas mums visam gyvenimui liks atminti kaip tenisininkas, bet ne kaip futbolininkas. Tiesa, dar Norgoras negalėjo žaisti dėl traumos. Aš manau, jis yra tokia pamaina Idrisa Gana Gėjui, toks patyręs atraminis saugas. Bet šiaip neblogai, visai to gilio dabar, matai, su čia vardinė tos futbolininkas, ne, ten ir net Garneris nuo suolo yra, Norgaro nėra, šiaip startė tie du žaidėjai visai gerai atrodė, tai Ne, viskas normaliai, tvarkinga komanda. Mojas, jeigu pridėtų normalų dešinio krašto gynėją. Čia pastovus dalykas. Jo, ir kažką dar galbūt į ataką tokio stabilesnio, galbūt nuo Tyrikas Džordžas dabar sužais gerą sezoną, tai irgi turbūt tokie, sakyčiau, visai pretendentai be jokios Europos pabandyti galbūt pakovoti dėl konferencijų lygo kokios. Merlinas Riolis labai geras rungtynės sužaidė. Aš nežinau, ar jis dešinių gynėjų yra ilgalaikis sprendimas, bet tikrai sužaidė labai geras rungtynės. Jis įdomus labai žaidėjas, toks labai didelis, aukštas, ta prasme, bet toks greitas. Šiaip, jam labai tinka ten krašte žaisti. Ir šeštadienį pabaigėm G-Tech Community stadione, rungtynėmis, kurias gyvai stadione stebėjo Jonas Bon Jovis. Ten neblogai buvo, visai pasimetė jūsų eterį. Ir po jo iš karto stambių planų Van Heke rodė, aš galvoju, ar čia Bon Jovis ar Van Hekės tėvas. Nes gali būti rockeris tėvas. Jo. Spūdingai. Jo, Jonas Bon Jovis buvo sakyti. Ir rimto rock'n'rollų rykštėje iš tikrųjų pamatėme. Man šeštadienis buvo toks ir linksmas, bet ir nelengvas, nes 3 iš eilės transliacijos kliuvo Premier lygoje. Brentfordas sutvarkė ir sudaužė Tottenhamą 3-0. Čia dar pasisekė Sparsam, kad neįmušė baudinį, jeigu Ristiago žaidėjas, kuris įprastai įmuša baudinius. Jis pergudravo Kinskį, tačiau pataikė į virpstą. Ir nuo pirmų minučių matėsi, kad yra viena komanda, kuri pasiruošusi, kuri yra stabili, nieko neprarado, galima sakyti.
Pridėjo sustiprėjo vieną turbūt, nuostabų žaidėją, tai debiutas Mamadou Sangarė buvo fantastiškas, jis atrodė, kad ne Brentforde, labiau gal Tottenhame turėjo debiutuoti, o gal net ir už kokį Manchester City turėjo debiutuoti pirmam turėjo pagal tai, kaip jis žaidė, fantastika tikrai. Tai jie nieko neprarado, gali sakyti, gal net dar ir sustiprėjo, liko tas pats treneris Keithas Andrewsas ir žaidė, aš pažiūrėjau jų paskutinių kontrolinių rungtynių rezultatą, 7-0 buvo nupūstas Frankfurto Eintrachtas, tai atrodo jie tą pačią sudėtimį jau žaidė prieš Frankfurtą. Yeah. Ir čia išėjo ir atrodo lygiai taip pat 7-0 buvo pasiruošęs sudaužyti Tottenhamą. Su kokia jie ten energija skraidė po aikštę, tie susikeitimai pozicijomis, Lewisas Potteris, kairys gynėjas, ten tampa ir puolėjų, ir dešinių vingerių, ir Sangarė visą aikštę tiesiog padengė vienas pats. Vitalis Janeltas kaip maestro ten su kamoliu, wow, kaip gerai žaidė bitės. Pirmas kėlinys iš viso šedevras. Aišku, ir antram ten jie galėjo mušti dar daugiau įvarčių. Po kampinio pasižymėjo Kajodė, tai apie Brentfordą turbūt vien tik patys geriausi žodžiai. Aš čia galvojau, kad gal šį sezoną jie jau nebus tokie geri, gal praėjęs sezonas ten buvo kažkiek ir sėkmė, bet pirmos rungtynės yra pareiškimas iš karto, kad ne, jokios sėkmės ten nebuvo. Brentfordas vis dar labai labai rimtas varžovas. Nu, man tai nieko netikėto kaip ir šitą. Aš žinok, ir taip tikėjausi panašių rungtynių ir kalbėjau apie Kalafiorį, kaip jisai patenka į tas labai įdomias pozicijas, tai Lewisas Potteris irgi visiškai tą laisvą rolę labai man patiko šitose rungtynėse. Nu ir man truputį keista, kad Roberto De Zerbi tą Lukasą Bergvalą įmetė į tokias rungtynės, kur Brentfordo vidurys kaip valgė Spursus, tai ten kosmosas tiesiog buvo ir kažkiek naivoka, manau, buvo iš Italo nesirinkti Mateušo Fernandešo nuo pirmų minučių ten šalia Sandro Tonali. Aišku, Spursai vis dar turi daug traumų, vis dar ieško papildymų ir Mikey Moras ne iš gero gyvenimo žaidė vingerių. Bet jis turėjo įmušti bent vieną įvartį. Jis turėjo labai gerų progų ir jo labai gaila, nes tu jeigu išnaudotum tas progas, tai tu galėtum kabintis čia ir turėti rolę dar šitam sezonui. Kaip suprantu, jau ten suderinta kaip ir nuoma yra į Kielną, tik tai, kad laukia, kol jau atvyks tie naujokai ir tada jis bus jau išsiųstas. Bet jį muši 2 įvarčius. Jis prisizino, šiaip visai gerai judėjo ir mušdavo įvarčius. Tai... Ir tada gal kažkokių šansų gauni, bet kai tu neišnaudoji progų, tai dabar jokio kito kelio nėra ir... Aš apie Sparsų visus šitus reikalus dar paklausiu. Aš dar norėjau Karolio paklausti, kaip prancūzijos futbolo eksperto apie Mamadou Sangarė, vis tiek tu į Lanso klube labiau matei. Jo, šiaip... 24 metai, 40 milijonų eurų ir jau pirmose rungtynėse toks debiutas Premier Lygoje. Pavydu buvo, aš kai pamačiau, kad Mamadou Sangarė pereina į Brentfordą, tai man iš karto kaip vienas geriausių vasaros perėjimų atrodė šitas futbolininkas, nes praėjusiame sezone reikia įsivaizduoti, kad Prancūzijos čempionate, kuriame yra Paris Saint-Germain aikštės vidurys, šitas futbolininkas ėjo į sezono komandą kaip startinis žaidėjas ir jis buvo visiškas monstras. Jį vos už 8 milijonus eurų pirko, dabar nepamenu, galbūt iš Austrijos, man atrodo, jį nusipirko. Iš Vienos Rapido. Jo, ir tikrai atrodė jis neįtikėtinai, kokį plotį ir kokį aikštės dydį jisai gali padengti ir kiek jisai turi to intensyvumo ir šiaip ir techniškas jisai gana, ne tik, kad jisai griaunantis toks žaidėjas ir labai aktyvus, bet jis ir tos technikos turi. Jo, čia ir asistą atliko per jo, tai tikrai fantastiškas futbolininkas, fantastiškas Brentfordo skautų darbas, man atrodo, man net kažkiek gal keista, kad kai kurios geresnės komandos nepabandė šito žaidėjo už tikrai, sakyčiau, gana protingus pinigus įsigyti. Dabar akivaizdu, kad Brentfordas jį nupirkęs už 40 parduos turbūt už kokių 2 sezonų ar po 1 sezoną už 80 ar 90 į kokią tai stipresnį Premier lygos komandą, nes nebijoju, kad jis tikrai sužais labai gerą sezoną. Tai... arba liks Brentforde čempionų lygos galbūt, jo, nes po šitų rungtynių, irgi turbūt, jeigu taip racionaliai pamastai apie Brentfordą, apie tai, kad, iš esmės niekas neišvyko, treneris tas pats, komanda tik sustiprėjus ir pagilėjus, tai why not, ta prasme, jau praeitais metais jie gerai atrodė. Bet šokiravo, kad Igoris Tiago neįmušė baudinio. Šokiravo. Taip gerai realizuodavo praeitą sezoną. Bet aš galvoju, Igoris Tiago šiemet jau nebus toks 22 įvarčių. Nebus. Bet gal iš jo ir nereikia dabar jau 22 įvarčių, kad Brentfordas gerai žaistų, jeigu jis įmuš savo ten 12 įvarčių per sezoną. Turi pasitemti kiti futbolininkai, tiesiog, man atrodo, šito vietoje. Žaidžia Šadė, žaidžia Dangau, Tara. Kalumas Wilsonas galų gali yra kaip antras puolėjas. Aš apie Kalumą Wilsoną nieko nesakysiu. Šiaip perėjimų langas tai tikrai geras, jie tikrai gerai pasistiprino. Jadenas Antony, Kalumas Wilsonas, kaip nuo suolo kylant išdėjai, tai čia puiku yra. Jeigu Igoriui Tiago norėsi ten 10-15 minučių duoti poilsio,
Tai Wilsonas matėm, ten irgi sukūrė ir progą vieną. Jadenas Anthony, tai čia solid vietoj Utara, vietoj Man tai Šradės. Kajodė ir Liusas Poteris vis tiek yra fantastika kaip krašto gynėjai. Kajodė, kad ten labai gerai meta kamuolį iš užžybė, čia vienas dalykas, bet jis labai gerai pasijunginėja į puolimą, kai reikia. Jis atrodo nėra tas krašto gynėjas, kuris turi užduoti 90 minučių pastoviai jungtis, bet jis, kai reikia, kai yra tinkamas momentas, labai gerai jaučia, kada jam kirst į baudos aikštelę, jis pakankamai aukštas, tai va, dar įvartį įmušė po standartinės situacijos, o Liusas Poteris tiesiog yra kairio krašto gynėjas su abiem stipriom kojom gerai žaidžiantis su kamuoliu, realiai tu tam kairiam krašte turi labiau kūrėją, vos ne kaip 10 numerį kairių gynėjų žaidžiantį, tai čia man fantastiška kombo, vidurio gynėjai pas juos visą laiką yra dideli, galingi, šiuo atveju Collinsas su Airiu, nes Vandenbergo dėl traumos nebuvo, tai kitas Andriusas, aš jau po pirmo sezono taip sakiau, kad tikrai yra jaunas treneris, kuris gavo šansą jo pasinaudo ir pasikėlė savo vertę, bet jeigu tu dar antrą sezoną su Brentfordu tiesi tokius žygdarbius, tai čia jau tikrai yra įrodymas, kad ne vien ant Tomo Franko laikėsi šitas klubas. Šitas klubas turbūt laikosi ant to, kad visi žmonės ten nuo žemiausios grandinės iki aukščiausios tiesiog labai gerai dirba savo darbą ir viskas. Tai va, o kalbant apie Sparsus, 20-metis Archie Grėjus, komandos kapitonas, išvedė vyrus iš tunelio. Aikštė pasirodė tokia sudėtis startinė, kurios turbūt daugiau šį sezoną mes nepamatysim su tokiam pavardėm. Tai sunku buvo tikėtis, kai jie sužais geras rungtynes. Gal įmanoma tikėtis, kad nepralaimės 0-3, gal kažkaip išstenės kokias lygiasias, paims tašką, bet kad jie ten gerai žais, tai buvo tiesiog neįmanoma ir nelogiška. Traumų sąrašas vis dar yra Kudusas, Kulusevskis, Odoberas, Čavis Simonsas, Miki Vandevenas, Papė Mataras Saras, Pedro Poro, kitos priežastys, pasaulio čempionas jau turbūt kitam turės žais ir grįž, bet tikrai De Zerbi pradeda sezoną ne su ta sudėtimi, su kuriais planuoja žaisti. Ir čia klausimas, ar Savinio ir Marmušas yra du žaidėjai, kurie ateina ir jau taip išsprendžia viską, ar vis dėlto reikia dar daugiau? Va čia jo, įdomus klausimas, nes nėra, kad čia žaidėjai ateina, kurie jau labai jau tau garantuotai kažką buvo įrodę Anglijos Premier lygoje, irgi vis tiek su tam tikra rizika atkeliauja perėjimai. Man tai čia yra tiek daug klaustukų, dar atrodo nemažai pinigų atrodo išleista, su gynybos linija galbūt viskas bus jau aišku, kaip Pedro Poro grįž, bet kaip, tarkim, De Zerbis ten sudėlios tą aikštės vidurį, kaip sudėlios ataką, kaip jisai suras balansą tarp, nežinau, tų techninių įgūdžių, kurios, pavyzdžiui, turi Sandro Tonali, bet akivaizdu, kad reikia Sandro Tonali šalia Joelintono, reikia Bruno Gemaraešo, kad jo geriausios savybės atskleistų. Tai kas bus tie griovėjai iš toj komandai, kas žais 10 numerio pozicijai, tai man atrodo, kad tikrai dar reikės nemažai laiko Roberto De Zerbi, kol jisai suras tą optimalią sudėtį, turbūt suras tą geriausiai veikiančią sudėtį, kol pasijungs galų gale tie visi traumuoti žaidėjai, tai Tottenhamo ekipa dar toks work in progress, man atrodo, labai stipriai yra. Ir apie tai, man atrodo, ir pats treneris Italas šiaip nemažai kalbėjo, tik tiek, kad, aišku, kiek tos kantrybės, po tų 2 prastų sezonų, kiek tos kantrybės dar yra pas tos fanus, kad ir vėl mes prastai pradėjom ir kiek čia reikės laukti, kol mes pradėsim žaisti taip, kaip mes buvome įpratę. Gal net ne tiek svarbu dėl fanų kantrybės, bet Sparsų tokia jau dar vis pakankamai nauja valdžia, kaip žiūrės iš tus procesus, nes bet akivaizdu, kad Roberto De Zerbi tiki labai, nes tiek davė jam pinigų išleisti šią vasarą, tiek jam supirko žaidėjų, ten toks Ainge'as turbūt žiūri ir ten, liūdi dabar, kad ten jo taip neparėmė, kai jis gerus rezultatus deliverino po pirmo sezono, bet tai akivaizdu, man atrodo, kad Italas turi čia ant jo akį. Sparsų situacija atrodo tokia, kad kai jie jau baigs komplektuotis rugsėjo 1 dieną, kai bus gal ir kažkas jau pasveikę po traumų, tai būtų ideali diena jam pradėti treniruočių stovyklą ir pasirašymą sezonui. Bet problema ta, kad tai bus maždaug jau 3 turas ant nosies Anglijos Premier lygoje. Jo, man tai Spursų tie pirkiniai, kuriuos jie dabar planuojasi, Savinio ir Marmušas, man tai čia jie nieko negarantuojantis ir man net truputį keista gal, kad nepabandė bent vieno iš jų pakeisti kažkokiu gal žaidėjų, kuris arba būtų kažkoks labiau rekomendavęs Premier lygoje, arba imti kažką ne iš Premier lygos. Nes tiek Marmušas, tiek Savinio, kol kas neįrodė, kad jie gali ten labai gerai žaisti. Savinio 1 sezoną City gal toks visai nieko, bet manau, kad Spursam dabar labiau reikia įvarčių negu kūrybos.
ir Savinio nėra kažkoks įvarčių mušėjas, Marmušas yra aišku labiau, tas Frankfurt Eintrachte kosminis sezonas buvo, bet, nu irgi tu galvoji, jis gal ne visai toks 9 numeris, jam reiktų su kitu puolėju gal žaisti, kad jis pilnai išpildytų tai, ką gali daryti. Tai man čia tikrai keista ir šitose rungtynėse, pavyzdžiui, man Destiny Udogi labai gerą įspūdį paliko, jis išėjo 86 minutę. Ir, by the way, Andy Robertsonas perskėlė į dešinio gynėjo rolę. Jo, Aš pasitikrinau, kad jis dešinių gynėjų yra žaidęs 12-13 sezone League 2 pirmenybėse. Tai daugiau šito nėra buvę, tai labai įdomu, bet Udogi bent jau buvo kažkoks, impulsas atakoje. Ir kai tu žaidži su Grėjum ir dabartiniu Robertsonu, tai iš gynėjų tu nelabai to... Ten tiesiog reikia Pedro Poro. Kūrybos, dėl to viskas kaip ir ramu. Pedro Poro, jis yra pasiruošęs. Tai tikrai labai, labai solidus dešinio krašto gynėjas. Aš galvoju, kad tu pasakė apie Marmušą ir žaidimą 9 numerių. Tai čia, Sparsų prakeiksmas šioks toks, kad vis dėlto, tiek metų mes matėm Harry Kane'ą ir po Harry Kane'o jie neturi stabilaus ir solidaus 9 numerio. Iš to, ką jie dabar turi, jau jeigu ir prijungsim Omarą Marmušą, tai realiai tik Dominikas Solankė man yra toks jau tikras vidurio puolėjas. Bet Dominikas Solankė yra ir pastoviai traumuotas, ir nebūtinai labai stabilus žaidėjas, ir išskyrus tą labai gerą sezoną Bormutė dar nėra labai daug ir įrodęs. Yeah. O Richarlisonas, jis nėra visiškas 9 numeris, Omaras Marmušas irgi nėra visiškas 9 numeris, tai čia netgi klausimas su šita sudėtim, kokia taktinė schema yra pati geriausia. Ar tikrai, pavyzdžiui, 4-2-3-1 yra geriausia taktinė schema su šitais žaidėjais, kokius turi De Zerbi. Tai jo, tokia Tottenhamo liūdna pradžia Anglijos Premier lygoje. O sekmadienį dar 3 mačai vyko ir kalbant apie liūdną sezono pradžią, tai liūdnesnės nei Aston Villai tikrai nebuvo niekam. Kaip ten be pralaimėjo Sparsai ar Manchester United, ne vienam klube šiuo metu nėra tokia sunki situacija kaip Villoj. 0-4 pralaimėjimas Brightone, Žao Gomeso raudono kortelė, Unajus Emery interviu po rungtynių, kuris tikrai dabar jau galim drąsiai sakyti taps legendiniu ir bus tose auksiniuose Premier lygos trenerių archyvuose. Aš net nežinau, ką pasakyti, ten tiesiog per vieną vasarą išplėšė tą komandą, Tielemансas, Konsa, Watkinsas, visi out, viens po kito ir naujokai po truputį kažkokie važiuoja, bet reikia suprasti, kad kai kurie iš jų be Premier lygos patirties, kai kurie iš jų dar labai atrodo tik tokie jauni žaidėjai. Ir ką iš jų nulipdys Unajus Emery, kaip jam čia reikės suktis, aš net neįsivaizduoju, bet Brightonas juos tiesiog, taip daužė, kad po tos raudonos kortelės vėlgi atrodė, kad 4-0 čia dar neturėtų būti pabaiga, tai bent jau tiek, kad Brightonas gal irgi kažkiek staptelėjo galiausiai ir nusiramino. Jo, čia gal svarbu tą pabrėžti, kad Žuau Gomesas gavo raudoną kortelę 35 gal minutę ir jau buvo 0-4, per pusvalandį sumušė 4 įvarčius Brightonas ir ten tiesiog baisos klaidos, jau pats pirmas įvartis toks visiškai kuriozinis, Pau Torresas bandė dešinę koją atlikti vartininkui atgal perdavimą, kamuolį perėmė De Kuiperis, smūgiavo į vartus, pataikė į virpstą, Viktoras Lindeliofas bėgo gelbė, ten saugot vartų, jam nuvirpsta kamuolys į pilvą atšoko ir įkrito į vartus, ir vat tokia nata pradėjo Villa tas rungtynės. Ir paskui, aišku, Brightonas šiaip yra gera komanda ir aš manau, kad vis solidžiau jie komplektuojasi, dabar traumos yra, bet, pavyzdžiui, De Kuiperis sužaidė kairių vingerių, įprastai kairio krašto gynėjas, dėl to, kad tiesiog vingerių nelabai yra. Ir atrodė kaip geriausias komandos žaidėjas iš esmės. Tai... Jo, bet jie laukia, kada grįš Mitoma, bet tuo tarpu Jankuba Mintė gali būti ir parduotas. Jankuba Mintė ilgai traumuotas dar bus, man atrodo, visai. Bet ten kalbam ir apie Liverpoolio susidomėjimą, tai gali būti ir transferas. Karlas Abalebaja parduoda į Manchester United, tai šiokių tokių permainų yra, bet visi, man atrodo, kuriuos išleido į aikštę Fabianas Hürceleris pateisino visus lūkesčius. Tam klausimas, Kostai, imtum pikinį Kaká ar Jacką Hinchelwoodą iš praėjusio sekmadienio?
Nesvarbu, nes jeigu yra kažkokių ką gerbėjų, jie čia labai supyks. Nu, bet tai faktas, kad įvom Jacką Hinchelwoodą. Tai kiek pakaverna Jackas Hinchelwoodas, kiek gali sukurti įvarčių mašiną tuo pačiu, bet jį šiaip labai saugo, nes su Norvegų Tromso jis apskritai nežaidė, čia gan anksti buvo pakeistas, tai dar gal kažkokių biškiai jis turi sveikatos problemų, bet šiaip labai svarbu žaidėjas ir toks, kurį Brightonas patys užsiaugino. Jo, kalbant apie Aston Villa, dabar va čia yra naujienos, kad Rafaeliu Leao domisi Unajus Emery. Tai jau reikia, atrodo, kažkokio didesnio žaidėjo, Nu, tai nes 100%, neužtenka taip. vien tų, kurie užpildo pozicijas. Bliam, Rafaelis Leao, nu čia įspūdinga būtų. Aišku, jis žiauriai nestabilus ir Taip, labai... taip, kokių jis ten trūkumų beturėtų, bet akivaizdu, kad Aston Villai, kuri žais beje čempionų lygoje, reikia žaidėjo, kuris būtų ir žvaigždė, kažkoks tai išskirtinis jau toks, kuris sakytum, kad arti Morgano Rodgerso lygio, nes jie pildosi futbolininkais, kurie yra neblogi tau kažkokias pozicijas užpildyti, rotacijai būti, bet ne vieno kol kas jie neatsivežė naujoko, kurį galėtum vadinti, kad čia naujas lyderis bus. Jo, ir čia galbūt dar kontekstų reikia greitai pasakyti Vilos, kas čia per sudėtis buvo Marko Bizotas vartuose, Rosas Barkley turbūt pirmą kartą per kokius 8 metus žaidė 10 numeriu, Emi Buendia žaidė polėjo pozicijoje ir ant jo kėlė aukštus kamuolius ir jis ne vienos oro dvikovos, aišku, nelaimėjo. Vingeriai, George'as Hemmingsas, Jonas Maginas. Ir Jonas Maginas bandė varyti kamuolį ten pro 3, nes jis tipo 1 prieš 1 kaip ir geriausias dabar žaidėjas. Tai čia tiesiog juokinga ir tada ant suolo tau žaidėjai, kurie pakyla, tai yra Lamaras Bogardas, Tyronas Minksas, Mateo Ruggieri, tai 3 gynėjus pasikeitė, realiai, Bogardas vietoj Barkley, tai jis kaip atraminis. Ir tada Alisonas išėjo, Brazilas, Alisonas Brazilas nevartininkas. Taip, su ilgaja. Jo, kuris žiauriai panašus į Morganą Rodgersą. Ir Alejandro Garnačio keliom minutėm dar išėjo, bet tai čia irgi, puolėjų apskritai nėra dabar šitoj komandai galinčių žaisti 9 numeriais. Labai Man liūdna Vila. Visiškai klausimas jų tą puolimo liniją, ir mes tikimės kažko iš Madžio, to jaunuolio, bet turi kažkas aptarnauti Madžio, turi būti kūrėjai kažkokie. Žanas Filipas Mateta, žinai, manau dabar labai neblogai saikas. Jo, čia labai. Jeigu įmanoma, tai čia faktas, reikia tokio žaidėjo. Rafaelis Leao tegul ateina, įrodo Anglijos Premier lygoje save kairiam. Nes, tarkim, vartininko klausimą išsisprendžia, aš manau, jie visai gerai. Jeigu Emi Martinezas out, jie jau įsigijo Zajoną Suzuki. Ir vidurio gynėjo gero reikia. Gynybos kraštus jie pasitvarkė, kaip anksčiau turėjo po 2 poziciją, taip ir dabar turės Vambisaką su Kešu, Ruggerį su Macenu, ta prasme viskas, bet su puolimo ketvertu tuo atrodo, kad iš vis neaišku, kas ten ir kokioj pozicijai turėtų žaisti šiuo metu. Aikštės vidurys vėlgi, Maduodana trauma čia labai dar viską gadina, nes jeigu jis yra sveikas, yra Kamara, tai čia ne taip ir blogai, dar ir Maginas tada gali grįžti į savo poziciją. Gomešas tas vats yra, jo. Ir apie Gorecką buvo kalbama dabar, kad... Taip. Gorecka gal ir bus? Taip. Turbūt, aš spėčiau. Bet tas Gorecka man irgi, jis toks, visi čia, Gorecka, bet jis dabar likęs labai už šešėlis. Aš galvoju, kad jis į MLS važiuos. Manzambis, nepamirškim, dar yra traumuotas, laukiama vienas iš tų vasaros pirkinių. Aš galvoju, kad ateis laikas, kai viskas ten susistovėjęs. Emeris yra fantastiškas treneris, jisai sustatys tą komandą, jie bent jau geri vidutiniokai vis tiek bus, bet čia gali būti taip, kad iki pirmos rinkinių pertraukos jie kokį 1 tašką iškovos Anglijos Premier lygos. Bet tiesą sakant, praeitais metais buvo tas pats, bet paskui jie įsivažiavo. Tik tai tada nebuvo, kad tiek daug žaidėjų išvyko, ten tada realiai buvo visa ta normali sudėtis, tik tai kažkas labai jam neveikė pradžioj sezono. Jo, ir gal užbaigiant apie Vilą, tai aš noriu pasakyti, kad jeigu išgirstu kažkokį nepatogesnį klausimą, dabar aš tiek sakau silence. Ir net prasimušė tas, kuris klausimą uždavė. Grafas Drakula stojo prieš kamerą. Leo Sky žurnalistas Česnako išsitraukti kryžių. Belekas tikrai. Jo, bet Oli Watkinsas... Su Marko Bizokai buvo irgi tas. Jis mėgsta tos geras. Bet Oli Watkinsas tikrai atrodo, kad išvyks į Saudo Arabiją.
Nu, jis nesimato- labai nori. nesimato prošvaisčių. Klubas, kaip suprantu, nėra, kad labai norėtų čia įpaleis. Kontraktą dar turi, tai... Bet tai tos situacijos pastaraisiais metais matom, jeigu jau žaidėjas nenori žaisti, nu tai anksčiau ir vėliau Būtent aš bijau, kad nelaimingas Oli Watkinsas grįžęs nepagerintų situacijos. Bet žinai, nu jis irgi, nu nekvailas, jam reikia, žinai, ir galų rodyti formą, kad į rinktinę grįžtų ir taip toliau, tai, nu jis, žinai, turi turėti tos motivacijos kažkiek tai žaisti. Nu, bet aš visada esu toj pusėje, kad jeigu jau prasideda konfliktai tarp klubo ir žaidėjo, ir žaidėjas prašosi, kad jį išleistų, tai visiems veikiausiai yra tiesiog atsisveikinti. Bėda yra ta, kad jis už jį tu negausi kažkokios labai ženklios transfero sumos ir už tą sumą tu lygiavertiško žaidėjo, man atrodo, nelabai nusipirksi, nu koks yra iš tiesų geras ir naudingas Oli Watkinsas. Bet žinai, kas yra, tai tu už Morganą Rodžersą gavai 130, bet tu už 130 lygiavertiško žaidėjo Morgan Rodgers irgi nenusipirksi. Jo. Tau $500 milijardo dabar duotų, tu irgi nenusipirksi Morgan Rodgersų lygiavertiško žaidėjo. Nu, su $500 milijardo. Nu, bet Kas gautųsi, aš galvoju. Aston Villa nusipirksiu dabar. $500 milijardo. Bradley Barkolė kokį nors, ne? Galėtų su Suderintų Nu, tikrai. bet tai tada tu dar, gerai, tu turi tos pinigus, tu susitari su Paris Saint-Germain dėl išpirkos, tada turi įtikinti Bradley Barkolę, kad tau į Jo. Villa reikia važiuoti. Jo. Nu tai pinigėlis kažkoks rimtesnis Bet čempionų į lyga. Liverpoolis, pavyzdžiui, kviečia tuo pačiu. Tai aš nežinau, man atrodo, šitas pinigų turėjimas, tai jie dabar jau kaip ir tiek pardavę, tiek tų pinigų susirinkė, jau neturi ten bėdų su tuo PSR-u. Bet, nu, irgi perkasi va tokius Garnačio, Manzambi, dar kažką. Tai va Rafaelis Leao man jau tikrai atrodo iš tokios įdomesnės lentynos žaidėjas. Aš manau, kad Villa kažkiek nuliūdi gal ten tie vadovai, kad jie prieš kokius metus ten neprastumė Emi Martinez'o, Watkinso, kai dar realiai vertė buvo didesnė, dabar kai kontraktai juda į pabaigą, tai... Nu, Emi Martinez'as iš viso čia problematiškiau. nėra kam paimti, dar ten traumuotas, man atrodo, yra šiuo metu. Šiuo metu traumuotas. Atrodė, kad bus Juve, bet neišėjo, Juve pasiėmė Vikariją. Ja. Sekmadienį dar du labai įdomus mačai buvo. Iš pradžių Manchester City prieš Bournemouthą. City sirgaliai namie pasveikino grįžusį į klubą Enzo Mareską. Welcome back. Enzo buvo plakatas, nes Mareską jau yra dirbęs Pepo štabe seniau, bet dabar jis yra vyriausias treneris. Apsivilko tokį panašų švarką kaip Pepas per Čempionų lygos finalą. Atrodo kaip Pepas, kalba kaip Pepas, nežinau ar treniruos kaip Pepas, bet faktas tas, kad City irgi pradėjo sezoną dar ne su ta sudėtim, su kuria turėtų žaisti. Markas Gehi žaidė atraminių saugų ir žaidė tokiu atraminių saugų, kad labiau net į 10 numerio poziciją eidavo pozicinio atakų metu ir kai Eliotas Andersonas prarasdavo kamuolį, nebūdavo jam už nugaros Marko Gehi. Ten būdavo labai daug ploto Klaivertui, Tavernėje, Ryanui ir kitiem. Tai tokios labai įdomios rungtynės iš Manchester City pusės. Bet aš nemanau, kad jie blogai atrodė įvertinus tai, kad žaidžia tokia eksperimentinė sudėtim, tikrai neoptimalia sudėtim. Gehi, ten atraminis, Rico Lewisas dešinys gynėjas, Nico Riley dešimkė, nėra Doku, Faudenas labiau iš dešinės. Nu, ką žinau, visai normalias, aš sakyčiau, adekvačias rungtynės jie sužaidė. Gal tu tikėtumėsi, kaip iš City visada tikėsi, kad namie dominuos ir ten kursis proga po progos, tai nėra taip, kad jie ten tų progų milijoną kūrėsi, bet tikrai galėjo išsiveršti priekį pirmam kėlinį. Ypač ten, kur Holandui O'Reilly's pakėlė kamuolį prie vartų, tai ten gal aukštis nepatogus Holandui, kad krūtinė gavosi tas kontaktas, bet ten realiai iki vartų 3 metrai ir turėtų būti įvartis. Bournemouthas, aišku, nubaudė, įmušė įvartį. Evan Nilsono perdavimas Markusui Tavernė įspūdingas, toks De Bruyne's stiliaus perdavimas, apipjaunant varžovų visą gynybą lanku ir tik prie tolimo virpsto belieka komandos draugui užsidaryti. Tai Marko Rozė, manau, buvo patenkintas savo komandą, jie tikrai gerai atrodė, pirmavo ilgai 1-0, atrodė, kad gali ir laimėti tas rungtynes, bet atsirado gelbėtojas nuo suolo Manchester City komandoje ir tavo mėgstamas žaidėjas Ryanas Cherki. Tikrai taip. Išėjo, atliko 2 rezultatyvius perdavimus. Aišku, vienas iš jų buvo kampinis. Markas Gehi šiaip jau anksčiau turėjo įmušti po kampinio iš 3 metrų nepataikyti šius vartus. Tai netikėtina, ta prasme. Čia įmušė tokį įvartį, kur kažkaip nesužiūrėjo jo Bournemouth gynybą. Aš nežinau, kaip ginasi, jau vieną kartą leido tai prasmugiuot laisvam, tada vis tiek ir antrą kartą dar prasmugiavo tas pats žaidėjas visiškai laisvas, tai tikrai čia, manau, Bournemouth standartų treneriui pilos nemažai turėtų būti iš Marko Rozės. Bet jo, aš šiaip su tim visai sutikčiau turbūt, kad
Nu, gal nebuvo jau čia toks labai dominuojantis Manchester City pasirodymas, bet kaip sezono startui, kaip pirmom rungtynėm, su naujų treneriu, su žiauriai eksperimentinė, man atrodo, aikštės vidurio situacija, nu mes nesame matę tokio vidurio, ne, pirmą kartą turbūt toks ir gal net ir paskutinį, nežinau, ar čia taip tęsis toliau, bet tikrai pokyčių komandoje buvo nemažai, nebuvo lengva, manau, kad Erlingas Haalandas, jeigu mes įpratę būdavo matyti, kad jisai pradeda žiauriai galingai sezoną, bet reikia turbūt suvokti, kad jis pirmą kartą iš tiesų turėjo normalią rinktinių vasarą. Jo. Jis irgi nėra toks fresh, kokį mes jį įprastai esame matyti, tai čia irgi galbūt dalykas, ką reikia turėti omenyje. Bet aš Tai nesakau, kad ten labai blogai buvo. Nu, tu žiūri ten į statistiką, tai ten, pavyzdžiui, expected goals on target 1,18 įvačių. Nu, tai reiškia, kad turėjo įmušti įvačių. Turėjo. ta prasme, Haalandas jo, turėjo. Nu, tai bet čia va tas ryda, kad jis Nu, gal, neįmušė, tipo, jo. žinai, tai va, ką aš anksčiau įmušdavo, tai dabar neįmušė. Tai Bet išėjo Širky, kampinį Jo. vieną pakėlė dešinę koją, vieną kairę koją, kaip Jošo Gvardiolas atsidūrė strikerio pozicijoje. Bet ten irgi tame epizode, bet ir Širky ten tas dirblingiukas perdavimo kokį įkišo ir Joško dešinę koją pasitvarkė kaip visiškas vidurio puolėjas. Aišku, iš pradžių ten buvo nuošalė užfiksuota. Bet juk įrodė pakartojimą, man ten Iki atrodė. pakartojimo man atrodė, kad jo greičiausiai buvo nuošaliai. Po pirmo pakartojimo iš karto pamačiau tą Bormuto gynėjo pėdą, Yeah. Gvardiolo petį ir pagalvojau, kad greičiausiai čia įskaitys tą įvartį ir čia jau buvo per teisėją pridėta laiko, o pridėjo visai nedaug teisėjas, 3 minutės, tai pergalingas įvartis paskutiniam sekundėm, galima sakyti. Man tik tai įdomu, žinai, nu dabar, pavyzdžiui, kai Jeremy Doku iškrito ten 3 savaitėm ir šiaip, jau ten ta sveikatos situacija tokia labai jau neprognozuojama, buvo ten pasaulio čempionate, negalėjo dalį rungtynių žaisti ir praeitais metais. Ir iš esmės, dabar ką, tai Manchester City pardavė Savinio, turi traumuotą Doku, turi Antuaną Semenio kaip tokį jau labai elitinį krašto saugą, turi vėlgi neprognozuojamą Jacką Grealishą ir perka kažkokį jauną Brazilą, kurį ten, žinai, pirmą kartą išgirsim turbūt. Nu ir Philą Fodeną dar turi. Bet jis, toks, Jis ne vingeris, aš sutinku, jeigu jis žaidžia dešinėjai, jis vis tiek peridinėja žaisti tokia kaip labiau dešimkė, tai tada tu gal norėtum dešinio krašto gynėjo, kuris daug palei liniją žaidžia, bet Riko Liuvisas to tikrai nedaro. Ir Mareska šito neleidžia. Ir Mareska neleidžia. Čia Mateušas Nunešas kažkiek, kai išėjo po keitimo, jis labiau jau palei liniją ten žaidžia, aštriau į polimą, bet aišku, tada jau irgi keitimas, kai tu atsilikinėjai 0-1. Tai Philas Fodenas, aš sutinku, kad čia nėra jo pozicija, bet kartais, jeigu tu bandysi žaisti ir su Fodenu, ir su Šerky, tai, kažkaip taip ir bus, kad vienas iš jų labiau iš dešinės turės žaisti. Nes čia startavo O'Reilly 10 numeriu. Viskas tikrai gerai su O'Reilly, jis labai daug gali daryti aikštėje, jis labai universalus. Bet turbūt, kad Šerky turi startuoti 10 numeriu, jeigu jau taip tu galvoji, arba Fodenas. Tai jeigu yra sveiki kraštai, Semenijo dešiniai, Doku kairiai, tada tu sprendi ar Fodenas, ar Šerky. Ir O'Reilly's turbūt grįžta kažkur giliau žaisti aikštės vidury. Arba net kartais į tą kairį gynybos kraštą, kur panašu, kad, pavyzdžiui, Aitnuri tai gal net nereikalingas žaidėjas. Taip, panašu, kad jo stiprybės, man atrodo, jau visiškai nebus išnaudotas prie tokio trenerio. Bet tik tai vienas dalykas yra aiškus, kad ir laimėjo dabar, paėmė 3 taškus, tai yra labai svarbu, kol dar komplektuojas, kol dar vyksta visi tie perėjimai ir dėrybos, vis tiek imti taškus. Bet, Markas Gehi 6 numeriu tai nesprendimas. Man nesvarbu, kad jis marškinėlių numerį 6 turi. Jis neturi žaisti atraminių saugų tiesiog ir viskas. Taip. Bet tada gaunasi tokia situacija ir turbūt neįtikėtina bus neišvengiama, nes, vėlgi, jeigu atvyksta Jubas Bodį, ten beveik 100 milijonų eurų, jeigu vis dar yra pagunda įsigyti Enzo Fernandezą iki lango pabaigos, tai kaip ir tada aikštės viduryje vietos nebelieka, bet tada jau gynyboje atsiranda, kur tada kas ant suolo sėda, tada lieka Husanovas sėda, kas čia normalu. Bet jeigu tada Niko O'Reilly mes sakom, kad nežaidžia 10 numeriu ir jisai tarsi lenkasi vėl į kairį kraštą, tai tada gaunasi tik kur Gvardiola žaidžia. Kairių gynėjų. O'Reilly's tada kur žaidžia? Rotacijai. Tai va, tai čia gaunasi, kad jau tokia visai bet mes kalbame apie Arsenalą ir žavimės, kad ten nuo suolo galima Subimendžius kelti, Eze ir taip toliau. O City tai jau problema bus, kad O'Reilly's ne visada startuoja. Bet aš galvoju, žinok, čia gal aukštesnio lygio žaidėjai šiek tiek, nemanai? Aš nežinau, O'Reilly's yra aukštesnio lygio žaidėjas už Martiną Subimendį. Vis tiek, toks, man atrodo, gal daugiau biškį daudos duoda komandai. Klausimas svarbus, labai ne, tai vieną prie kito dedant, tai turbūt panašaus lygio, bet treneris nori turėti gylio sudėtį. Husanovas ramiai tampa atsarginių vidurio gynėjų, Gehi su Diešu yra pagrindinė vidurio gynėjų pora, Gvardiolas žaidžia kairiai, O'Reilly's
Kartais vidury, kartais kairių gynėjų visaip gali būti. Dešinio gynėjo, aišku, norėtųsi ten tokio aiškaus, geresnio, solidesnio, bet aš tai nematau problemos, kad jie turės daug gylio ir žaidėjų, kurie gali dviejose minimum pozicijose skirtingose žaisti. Čia man tik pliusas. Čia man bus įdomu, va, šitą vietą, kaip jie spręs, ne, jeigu dar tų žaidėjų atvyks. Pepas paspręsdavo, turėdamas... Guardiolas, matai, praeitą sezoną praktiškai visą laiką buvo traumuotas, o O'Reilly anksčiau nežaidė. Aš kalbu apie visą Pepo laikotarpį. Taip, viso Pepo laikotarpio metu City buvo komanda, kuri turi vos ne į kiekvieną poziciją 2 lygiaverčių žaidėjus. Pepas ten trečiadienį čempionų lygoje išleidžia vieną, šeštadienį Premier lygoje kitą. Gal čempionų lyga čia padės šitą vietą. Ir kažkaip tai jam pavykdavo valdyti tą komandą ir laimėti titulus. Tai aš manau, kad sudėties gylis yra tikrai daugiau gero su tuo ateina, nei va tokių kažkokių tai neigiamų dalykų. Ne, sutinku, bet man gal ta hierarchija būna, žinai, ką aiškiai. Kokia yra pagrindinis, tada yra aiškiai atsarginis, tada kaip ir viskas aišku. Čia tokie atrodo žaidėjai, kur daugelis jų, tai man tokie atrodo, čia blemba, starto žaidėjai. Tai žinai, Ajubas Buody, kokia ten suma bebūtų, 18 metais. Tai aš nemanau, kad jis ateina žais po 90 minučių 2 kart per savaitę pirmam sezone. Taip nebus, jisai žais. Bet Enzo, jeigu ateitų, tai Enzo, jo, čia kita kalba. Tai žiūrėsim, sezono metu, aišku, būna traumos ir visi kiti dalykai. Aš tiesiog manau, svarbu jiem, kad pradėjo pergalę, žaidė žmonės įdomiose pozicijose. Žiūrėsim, kaip bus toliau. Yeah. Kitos rungtynės buvo Newcastle, St. James Parke. Newcastle sutiko su Liverpooliu ir ten buvo labai graži įžanga, nes tai yra 2 klubai, kuriems labai svarbi asmenybė istorijoje yra Kevinas Keeganas. Tai ir Newcastle fanai, ir Liverpoolio fanai įspūdingai tikrai pagerbė legendą. Kevinas Keeganas buvo tikra superžvaigždė, kai žaidė Liverpoolio klube 80-metyje. Newcastle klube jis irgi spėjo pažaisti, paskui buvo gan ilgai šios komandos trenerių, treniravo ir tą patį Alaną Shearerį, treniravo ir nacionalinę Anglijos rinktinę. Tai St. James Parkas tikrai ten buvo puikiai pasiruošęs legendos pagerbimui. O paskui St. James Parkas buvo labai gerai pasiruošęs Aleksandriui Isakui. Ne. Tai tikrai ilgai lauktas momentas. Aleksandris Isakas išeina į aikštę St. James Parke. Praeisį sezoną mes to negavom. Nes kai žaidė Liverpoolis Newcastle praeisį sezoną, man atrodo, jis ir traumuotas buvo ir pats transferas gal dar... Nebuvo įvykęs. Jis buvo Newcastle žaidėjas. Buvo tik ten jo maištas tas visas, bet dar nebuvo perėjimo. Čia jis žaidė ir, kiekvienas ten jo prisilietimas prie kamulio gaudavo tiek švilpimų, kai jis ten nesusistabdydavo kamulio arba nugriūdavo be pražangos, ten prarasdavo kamulio arba smūgiavo virš vartų, tai šventė kiekvieną tokį epizodą Newcastle fanai atrodo labiau nei įvarčius. Ten buvo įspūdinga tikrai. Ir viskas, ko tik trūko, kad Isakas muštų tą baudinį. Pabaigoje. Šiaip girdėjau Alano Shearerio komentarą, kuris įsakė, kai jau patvirtino teisėjas, kad baudinys bus, jis sako, sėdėjau stadione ir aš galvoju, davai, pasimk tą kamuolį ir eik mušt, davai, eik, bet aišku, kad Isakas turbūt net minties tokios neturėjo, kad jam reikia mušti tą baudinį. Šiaip aš net nežinau, ar jis bus mušėjas apskritai, kai yra Dominikas Soboslajus čia. Bet tai dabar jau panašu, kad nebus. Ne, ten tokį pabalkiu paguldė, kad... Jo, tai čia tokie 2 akcentai iš rungtynių, bet kalbant apie visą patį mačą, irgi matėsi, kad ir Olos labai daug darbo dar laukia su šitą komandą ir naujokų vis dar reikia. Tragiškas Floriano Virtso naujo sezono startas, visiškai blankus 60 minučių apie nieką. Vokietis Riongu Moha gavo pasitikėjimo žais dešinėje. Nelabai gal ir buvo kam, bet matėsi, kad sunku jam, nieko jis ten per daug nesukūrė, Lewisas Hallas su juo labai ramiai tvarkėsi. Isakas ten turbūt mentaliai išsičekinės iš rungtynių, bet kito strikerio net neturi, tai realiai iš puolimo ketverto vienintelis futbolininkas, kuris deliverino, buvo Cody Gakpo pas Liverpoolį. Soboslajų žaidė didžiąją dalį mačo vis tiek giliau aikštės vidury ir įmušė galiausiai baudinį. Tai kita mano mintis, kad Žakė prie Vandejko man visai normalus debiutas. Jaunas dar žaidėjas, aišku, Araujo išėjo paskui vietojo, čia viskas kaip ir neblogai tie vidurio gynėjai, bet aš nematau komandos laiminčios didelius dalykus su Frimpongu ir Kerkezu gynybos kraštose. Čia yra Ola, koks bebūtų genijus, siaubas net. Tiesiog siaubas.
Frimpongas dabar jau atrodo, kad net ir tą savo pasitikėjimą savim puolime praradęs. Jis jau net puolime nepadaro tų gerų dalykų. Jau nekalbant apie gynybą. Milošas Kerkezas, tai kartais atrodo, kad jis tiesiog yra labai kvailas. Ne, bet rimtai. Sorry, bet jis nesigaudo aikštėje tiesiog. Dabar, koks jis ten buvo Bormutė, kaip jis atsiskleidė viskas, bet dabar jau antras jo sezonas Liverpool'e prasideda, jis nesiorientuoja aplinkoje. Jo, tai pirmiausia, galima prisiminti tą pirmą įvartį, tai ten, kur tiesiog Milošas Kerkezas ten, tai tiesiog fiziškai buvo prastesnis negu Elanga prasibėgo, sugebėjo pelnyti. Bet čia gal žmogiška nespėt paskui Elangą. Man ten problema yra ta, kad Liverpoolis daro gerą ataką, Liverpoolio visa komanda labai sulindus į varžovo aikštės pusę, Rainas Gravenberchas prie varžovo baudos aikštelės tiesiog priima prastą sprendimą su kamuoliu ir praranda tą kamuolį ir tada visiems grįžta atgal, nepavyksta, o Elanga yra, labai greitas. Ir čia, žinai, yra problema. Tai Žmaikės. Tempų Žmaikės, jo. Ir čia yra, žinai, problema, man atrodo, kad tu sakai Ryanas Gravenbergas, tai čia iš esmės yra tavo pagrindinis atraminis saugas, kuris atsiduria taip arti varžovų vartų ir tada yra bet kokia klaida, yra, visiškas peilis iš esmės ir ką nespėja tiesiog sugrįžti. Jo labiau, kad, žinai, gynyboje tas pats, pavyzdžiui, Virgilas van Dijkas, jam, pavyzdžiui, taip sulakstytų. Jis tiesiog, nebegali, tiesiog tokiam amžiuje, tokią aukštą liniją, tokiu tempu bėgiot. Tai man atrodo, čia yra didelė problema ir čia yra ir turbūt skuado pačio subildinimo, kad tu dabar iš esmės turi žaisti su Soboslajam toje 8 numerio pozicijoje, nes yra Virtsas. Ir nėra tikro tokio atraminio toje pozicijoje, nes Gravenbergas irgi, mano akimis, nėra tikras 6 numeris. Ne, tai tu lygink su Iraola, tai čia į Tylerį Adamsą nėra net panašu. Tai va, ir tu gaunasi vis tiek kyli, visi agresyviai, visi labai puola, tada gynyboje tavo tie atraminiai saugai nelabai ką pasiūlo. Ir 2 įvarčiai iš esmės abu, kurių, dar pirmas, tai dar tiesiog jo Elanga labai gerai prabėgo, bet tas antras, tai ten apskritai nesąmonė. Ten 2 prieš 5 buvo Newcastle žaidėjai. Kaip visų pirma visą kamuolį prabėgo, neprarado ir tada Willokas kaip dar tą kamuolį pasiėmė ir pramušė. Tai čia, ten Liverpoolis turėjo žmonių gynyboje, ten buvo 5 žmonės gynyboje. Tai neturėjo jokio pranašumo Newcastle. Tai gynyboje, man atrodo, aikštės viduryje daug darbo, labai daug darbo laukia. Bet ir progas, kur buvo sunku. Gakpo įmušė pusiau tolimą smūgį. Bet tokį savo. Savo smūgį, jo, viskas ten aukšto lygio krašto puolėjas gali mušti tokius įvarčius. Ir įmušė baudinį Soboslajus, bet kad iš pozicinio atakų jie labai daug susikurtų, to tikrai nebuvo. Ir aš galvoju, kad šitos rungtynės didelis pozityvas Matiesu Jaislei, jaunam, naujam treneriui, Newcastle klube, jis iš karto parodė pasitikėjimą, išleido į startinę sudėtį Šonas Turą, 18-metį, šalia jo pastatė Liuvisą Mailį, labai gerai debiutavo Maras Dedičius dešiniajame gynybos krašte, šiaip labai patiko jo pasirodymas. Ir Joanė visa atrodo, kad čia bus jo tikroji pradžia Newcastle, kad tą pirmą sezoną reikia nubraukti, pamiršti, kas ten buvo, nes man jis buvo geriausias rungtynių žaidėjas, tiesiog žaidė 10, paskui 9, kiek jis dirbo, kiek jis bėgo ir su kamoliu, kiek naudingų veiksmų darė, tai tikrai wow, kokias rungtynės. Tai ir tas antras, kaip jis traukia kamoliu į priekį, ta prasme, čia kosmosas. Jis ką prastokai daro ir kas Jaislės to sistemoje gal biški blogai, kad jis kai žaidė 10 ir jeigu tu žaidė prieš 3 vidurio saugus, tau reikia gintis ir jis tikrai nemoka gintis, jis ten daug pražangų darėsi. Bet jisai stengiasi bent. Jo, tai pastangų tikrai daug įdeda. Geltoną kortelę absurdišką kažkokią ten taip, bet bent žinai dirbo, bent stengiasi, tai čia yra gerai. Bet jie tokio realiai tikro 10 numerio, tai iš esmės nelabai ir turi. Jacobas Ramsey gal. Galbūt jis, bet vis tiek. Arba Niko Voltemadė. Bet Voltemadė, tai aš kažkodėl nenustepčiau, jeigu neturėtų ateities. Jis gali išvažiuoti, jo, jis net nepakilo nuo suolo, kaip Bundesliga kokią grįžtų, turbūt, nes jeigu jau visą dabar žaidžia 10 numerio, o Viljamas su Sulo toks duoda, manau, daugiau naudos. Nes su Voltemadė ir visą, man atrodo, tiesiog greičio labai trūksta tada komandai, tada vis tiek turi kažkur Sulo žaisti priekyje. Šiaip Barnsas ir Elanga kontratakuojant yra fantastiški vingeriai, o Sulo irgi yra labai geras. Barnsas šiaip gali žaisti gerą sezoną, manau, dabar kai Gordono nėra, jis skaičius ir nuo suolo kildamas turėdavo labai gerus, tai manau, jis gali tapti tikrai tokiu kaip ir puolimo lyderiu iš tos komandos. Aš jį buvau įsikomplektavęs į fantasy vienu metu,
paskutinę tą dieną, paskui išmečiau vėl. Jis nėra brangus, man ne? 6 kainuoja, dabar neturiu, bet man atrodo ateis laikas, kai bus geras tvarkaraštis Newcastle, kai reikės imti Harvey Barnesą. Jo labiau jo ir atvyks, dar panašu, kad Niko Gonzalesas į aikštės vidurį, kas irgi kažkiek gal tos patirties. Žolintonas dar vis traumuotas, Livramento dar vis traumuotas. Tai Newcastle'as atrodė iš dalies kaip Aston Villa, kad čia jų geriausius žaidėjus išperka, bet toks įspūdis po pirmų rungtynių, gal čia toks labai skubotas teiginys, bet atrodo, kad jie lengviau bus persistatyti. Jie galų gale nežaidžia Čempionų lygą ir neturi gal spaudimo būtinai dabar grįžti tą Čempionų lygą. Jiems tiesiog reikia su nauju jaunu treneriu įsivažiuoti ir pradėti kažkokį naują projektą. Tai jie šiaip nusipirko nemažai jaunų perspektyvų žaidėjų, net ir vartininką jauną paėmė Lukašą Horničeką. Jie net 2 jaunus vartininkus vasarą nusipirko, šiaip man net keistas truputėlį, tai pakei pagrindinį vartininką, tai dar suprantu, bet tada kam atsarginį tokį brangų įsigyti. Žauenas iš Prancūzijos. Yeah. Bet šiaip turėjo Newcastle'as laimėti rungtynes, turėjo paimti 3 taškus. Ir kaip jūs vertinate tą paskutinį epizodą? Viktoras Munyosas susidūrė keliais su Lewisu Hallu baudos aikštelėje. Ar tai yra pražanga, ar tai yra labiau tiesiog žaidybinė situacija? Nes ką daryti Lewisui Hallui? Nėra taip, kad jis pakišo koją Munyosui. Bet jis kažkiek judėjo į tą pusę. Krepšinį tai būtų pražanga. Bet čia toks... Munyosas veržėsi pats į Lewisą Hallą. Lewisas Hallas, ką jam, patraukti koją ir praleisti Munyosą? Ne, bet kažkiek jis juda į tą kraštą. Jis nekišo kojos Munyosui. Ne tai, kad... Jie susitrenkė keliais. Jis kišo labiau kelį savo, ta prasme, ne tai, kad tu su pėda bandai tą kamuolį išmušti, bet aš tai manau, kad viskas tam aš suprantu, kad tikrai negalėjo Varas atšaukti tokio baudimo. Jo. Bet aš turiu abejonių dėl pačio teisėjo sprendimo. Čia labiau gal tas agent dvasios klausimas, čia paskutinė minutė, paskutinė tokia situacija, toks gal kažkiek labai pasisekė Liverpooliui, turbūt tiesiog taip. Yra biškai judesys, jeigu taip žiūrint, kad buvo vienoje toj pozicijai tą koją ir jis tada čiut padarė tą tokį tarsi judesį. Tai būtent dėl to Varas jau tikrai niekaip negalėtų atšaukti. Tai tiesiog per daug neįmanoma. Bet reikia pasakyti, šiaip iš tiesų, pirmas turas. Ir taip, jeigu taip žiūrint visus mačus, mes tokių kontroversijų be šito epizodo nelabai turėjom. Nelabai turėjom ir nelabai netgi turėjom Varą įsikišimų kažkokių labai didelių. Tai teikia vilčių gal, ne? Kad čia, ar sutapimas, ar kažkokia tendencija gal, matysim. Aš tikiuosi. Žadėjo prieš šį sezoną, kad Varo įsikišimai bus minimalūs ir trumpesni ir ten... Nors prikūrė, aišku, tų taisyklių dar papildomai, visokių papildymų, bet iš tiesų tikrai, sėdim ir iš esmės nelabai turim ką apie teisėjus kalbėti šitam pirmam epizodui. Tiesa, tai labai gerai, tikiuosi, kad taip ir toliau. Tai apie Liverpoolį užbaigiant, 2 atrodo žaidėjo dar reikėtų į ataką, nes, įsivaizduokime, atvažiuoja Bradley Barcola. Ir tada tu turi visus, kurie labiau nori žaisti vis tiek kairių puolėjų, jiem geriau žaisti kairių puolėjų, jeigu Gakpo lieka, apie kurį ten irgi yra. Tai sakyčiau, užtenka vieno žaidėjo į dešinę. Netgi. Bet ar Barcola yra į dešinę žaidėjas? Tai aš ir tą epizodą sakiau, man tai nesuprantama, ką jame perka už tokią sumą Bradley Barcola, nebent tikrai jie planuoja parduoti Cody Gakpo. Tai tada Barcola. Tada jau logiška. Bet tada dar į dešinę kažko reikia. Jo, į dešinę tikrai reikia. Tai jam Kuba Minte. Tik tiek, kad jis 3 mėnesius dar žaisti negali. Tai čia toks minusėlis. Tikė irgi negalės dar žaisti kurį laiką. Tai... Jo, nes man atrodo, kad jie žaisti galinčių, net ir tas pats Florianas Virtsas iš esmės galėtų, jeigu reiktų jam sužaisti iš tokio kairio pusiau krašto, jis tą galėtų padaryti. Tai jie kaip ir toj pusėj, ten pas jos variantų yra, niekas neišvyko iš tos zonos, jie tik dar atvyko pas jos. Munyozas ir Jogangų Moho tapo jau tokių, sakyčiau, labiau established žaidėjų. Dešinėje yra sausra, ta prasme, tai dešinę reikia stiprinti. Kairė nebūtinai, geriau tos pinigus, pavyzdžiui, tos Barcola pinigus geriau būtų alokuoti, nupirkti dešinio krašto gynėją ir atraminį saugą. Ir ta komanda tikrai būtų geresnė, daugiau balansų. Gal. Aišku, reikia, kad Virtsas su Įsaku tiesiog deliverintų. Nes čia mes kalbame apie žaidėjus, į kuriuos investavo Liverpoolis praėjusią vasarą virš 200 milijonų eurų. Taip. Gerokai virš 200 milijonų. Tai abu pirmajame ture nieko nepademonstravo. Bet taškas St. James Parke, įprastai St. James Parke išvyko sužaisti lygiosiomis, ypač 2 kartus atsilikinėjant, tai nieko blogo rezultato prasme. Yeah. Žaidimo prasme, tai ten tikrai dar daug taisytinų dalykų. Ir prieina pirmadienio vakaro futbolą. Pirmadienio vakaras, Londono derbis, 2
specialistai vadovavę Madrido Realui praėjusį sezoną, Alvaro Arbeloa prieš Xabi Alonso. Buvę komandos draugai. Buvę komandos draugai. Pasaulio čempionai. Taip, ant upės kranto, Craven Cottage'e, Fulhamas Chelsea. Labai smagios rungtynės iš tikrųjų buvo nuo pat pradžių, nuo pat pirmojo epizodo, kai Chelsea jau pirmą minutę išsiveržė į priekį. Manau, kad pamatėm, kad abiem komandom bus reikalų susitvarkyti gynybą, abiem treneriam ten bus daug darbo tvarkyti tą gynybą, bet to pačiu buvo ir gerų labai dalykų iš Chelsea pusės, tai Caulas Palmeris vakar atrodė kaip tikrai geriausia Caulo Palmerio versija. Geriausias šitos lygos žaidėjas. Pirmam ture. Pirmam ture. Gerai, kad pradėjai. Pirmam ture. Nu, man tai tas visas atakos trejetas tiesiog fantastiškas. Morgano Rodžerso debiutas nuostabus, Žao Pedro labai geros rungtynės. Nu, Rodžersas gal tiesiog, kad atsidūrė laikų vietoje, įmušė įvartį nebuvo, kad ten O jo tokia rolė ir bus, aš manau. Jo. Aš sutikau, kad Morganas Rodžersas, jeigu apie juos visus kalbam, gal mažiausiai kažkokių padarė tokių įspūdingų veiksmų, bet jis įmušė savo pirmąjį įvartį debiutinėse rungtynėse, tai viskas čia tvarkojo, o tikrai... Maxensas Lacroix, ta prasme, kaip sužaidė tame epizode, neįtikėtina, ne? Aš iš pradžių nesupratau, kas ten tą asistą daro. Aha. Ir man reikėjo pažiūrėti 2 pakartojimus, čia gal ir tas Aliumbonis darė savo, reikėjo pažiūrėti 2 pakartojimus, kad suprasčiau, jog ten yra Maxensas Lacroix, vidurio gynėjas tiesiog. Jis vieną tą lietimą, tai tokį tikrai vidurio gynėjo padarė, kur nusimetė kamuolį žiauriai toli, bet suspėjo ir padarė labai gerą perdavimą. Tai tęsiant apie Caulą Palmerį, jis kažkiek gal net laikė 90 minučių krūvę ten. Nemanau, kad ten buvo trauma, bet atrodė, kad ten jau jisai... Kažkuriame epizode jam ten išspyrė, man atrodo, kad reikia keistis, kojas skauda pasikeitė, bet jeigu toks Caulas Palmeris bus visą sezoną, tai čia gal laukia vėl... Kokie ten buvo jo tie skaičiai pirmam sezonui už Chelsea? 22-3 įvarčiai, man atrodo, buvo kažkas tokio. Ženklis asistų skaičius. Man atrodo, ten buvo įspūdinga. 22 įvarčiai 11. Jo, čia kažkas tokio gali būti, nes vakar, kai jis ten plėšė tos Fulhamo vaikinus Anthony Robinsoną, visus kitus vedžiojas paskui save, jau tas pirmas prisilietimas prie kamuolio asistą Žao Pedro. Tik pasiekė kamuolys Palmerį, parideno idealų tiesiog kamuoliuką Brazilui ir 1-0. Tai... Nu ir ta kairė koja, tai jo mes žinom, bet ir su dešinė abiem kojom puikiai žaidžia ir vos praranda kamuolį iš karto, spurtuoja, periminėt, kiek teklų padarė. Tiesiog visose rungtynėse buvo toks tiesiog pavyzdys visai komandai, kaip reikia žaisti. Jo. O kas gal nebuvo pavyzdys, tai Robertas Sančesas. Ir Levi's Colvillas. Bet kaip praleido Robertas Sančesas tokį įvartį čia? 97% buvo paskaičiuota vartininkų, šiaip traukia tokius smūgius. Taip po toj situacijai. Nėra ką pasakyti. Džiugu už jaunai Joshą Kingą, kad pasižymėjo tokiose rungtynėse, bet Robertas. Svarbiausia, kad Chelsea puikiai pradėjo rungtynės, įsiveržė į priekį ir jie dominavo. Ir atrodė, kad jie gali pasimti tą Fulhamą ir tada tiesiog vartininkas pirmą Fulhamo smūgį tokį į artimą į vartų kampą prasileidžia ir tada Chelsea atrodo netgi krenta į duobę ir Fulhamas kaip tik eina ant bangos. Tai, aš nežinau, nenoriu čia po vienų rungtynių pradėti kalbėti kažkokias nesąmonės, nes Robertas Sančesą mes šiaip pažįstam, tai ne pirmijo metai Anglijoje, bet ar tu pasitiki Robertu Sančesu? Apskritai visam sezonui. Nu, nelabai. Ir šiaip kažkuriam The Athletic preview'se sezono buvo ten tie kažkokie drąsesni teikai. Tai buvo pasakyta, kad jau kitus metus, kalendorinius Maikas Pendersas pradės kaip pagrindinis Chelsea vartininkas. Ir kol kas atrodo labai gerai, čia tas spėjimas atrodo. Ir jo, bet Sančesas, čia ne pirmas kartas, kai jis taip. Tikrai mėgsta tokias kliurkas pasidaryti. Visokias, tai pernai ten raudono kortelė Old Trafforde. Ja. Tai ir kai kamuolį ten kojom atiduoda varžovam. Man iš tiesų keista, kad, ta prasme, tiek daug keičiasi futbolininkų iš to Chelsea komandoje, bet Robkis Sančesas visą laiką atrodo tose vartuose stojo, nepajudinas, bet praktiškai žaidėjas prie daugelio trenerių. Gal nereikėjo tiesiog su Kepa taip elgtis? Jo. Būtų ilgametis. Bet Chelsea puolimas, aišku, tikrai, pamatėm daug gerų dalykų, bet gynyboje tai nežinau, to tokio užtikrintumo galbūt truputėlį pritruko iš tų ir to pačio Colvillo, ir tas pats Ačampongas. Dėl Colvillo. Ten irgi baisi klaida, kur antras įvartis. Tiesiog tu turi išmušti kamuolį su galva, jis nepataiko į kamuolį.
Trūksta gal kažkiek žaidybinės praktikos dar vis normalios, tai ką žinai. Bet manau, nežaidęs. tokiuose momentuose sunku pasiteisinti, kai esi aukščiausio lygio vis tiek futbolininkas, ten Jo. praktika ar ne, bet vėlgi tai 3-1 buvo tuo metu ir staiga tu leidi Fulhamui grįžti vėl į rungtynės ir vėl tada jau įtampa iki pat rungtynių pabaigos. Bet buvo Moiseso Kaisedo, manau, jis ten daug stabilumo Žaidė pridėjo. Romeo Lavija su Rhys Jamesu, kaip tokie atraminiai saugai. Romeo Lavija parodė ten kokią 12 gal minutę rungtynių, kad norėtų irgi jau ir pasimti raudoną tą pačią kortelę. Ten Jis gerai. žiauriai nustebęs buvo, ten taip kietai sužaidė ir buvo labai nustebęs. Jorelis Hato kairio wingbacko pozicijoje sužaidė daugiau nei valandą, visai gerai atrodė. Paskui buvo toks, turbūt reikia sakyti, privestinis keitimas, ten net laikė kojos Olandų jaunajam ir debiutavo Pepas Šavaryje. Tai tas sudėtis, kurią išleido Xabi Alonso, gal ir stebino Lavija, Hato pasirinkimai, nežinau, Čempongas, kaip ir normalu atrodo, nėra, kad dabar 3 vidurio gynėjus leidžiant, ten tiek jau daug yra tų opcijų. Nu, bet į Laviją Hato, tai negalėjo tiesiog Palestrą ir Sėdu žaisti. Bet tai Palestras, sakai, kairiai žais? Nu ir Fofana, kol pavyzdžiui, kas dar, taip atrodo. Fofana vis dar esantis klube, tai tiesiog yra diskvalifikuotas šiuo metu. Jo, bet šiaip daug, ta prasme, nu, man įdomu, kaip irgi varijuos čia tą sudėtim čia Xabi Alonso, nes dabar matom, pavyzdžiui, Pedro Neto, tai tiesiog wingbackų. Jo, dešinių. Bet Pasirodė. paskui jau pakilo į puolimą, kai šitas Tada jaunieji Giovanni Quenda jaunieji išėjo. vyrukai, Giovanni Quenda su Estivao irgi dar yra komandoje, irgi jiems reikia kažkokią tai rolę numatyti, ne? Tai dar nežaidė porą žaidėjų, kažkas dar suspenduotas. Dėl Neto ir Quenda, tai čia ir buvo įdomiausia, kad Quenda tai žaidė kairiai pusiai. Jo, Pedro Neto teisingai. liko tiesiog wingbackų. Tai taip, man taip. šitas buvo žiauriai keista. Bet prisizonė tipo Pedro Neto, kaip suprantu, visai neblogai žaidė tam wingbacku ir gali būti, kad jeigu jisai liks komandoje, neišvažiuos kažkur, tai čia ir bus galbūt jo ta pozicija, bet tada yra Malo Gusto, kad tada jį kažkur reikia padėti. Tai, o žinai, čia kaip, pavyzdžiui, Manchester City nėra europinio turnyro, kur tu galėtum, žinai, rotuoti normaliai. Turėt vieną turnyrą iš esmės turi ir turi, nežinau, 30 futbolininkų. Tai... Aišku, domina turbūt labiausiai Enzo Fernandeso likimas. Jis pakilo nuo suolo, buvo nušvilpinėjamas. Nebuvo welcome back Enzo, ne? Nu, jie išvyko žaidė, dar nuo to pradėjome, kad išvyko žaidė, bet vis tiek girdėjosi, kaip jis stipriai nušvilpinėjo. Ir buvo šiaip juokingas epizodas, jis tik įžengė į aikštę ir Rhysas Jamesas prie jo pribėgo kažką užvedinėti, ten dar plojo, Enzo tiesiog žiūri poker face į jį visiškai jokios. Aš tai kažkaip galvoju, kad iškeliaus vyrukas šitas, bet klausimas tada, ar jį kažkuo pakeis. Nereikia. Nereikia, sakai? Nu, jeigu Jamesas, Kaisedo, Lavija. Bet čia pakankamai daug kokybės komanda prarasta aikštės viduryje, ne? Nu, kinda, bet jis buvo svarbesnis praeitam sezone gal kažkiek toj kūrybiniai pusėje, nu dar kai žaisdo aukščiau netgi, ne kaip tas vienas iš dviejų atraminių. Kaip tarsi Morganas Rodžersas yra vietoje. Galvoju, kad gal kažkiek duotų, nu jo, iš tos kūrybinės pusės Morganas Rodžersas padengia. Gal tada taip. O iš tos kaip realūs atraminiai, nu tai jeigu Jamesas su Kaisedu plus Lavija, tai gal ir Jordanas Hendersonas, tai... Tu vieną paminėjai žaidėją, kur galima pasitikėti, kitų sveikatos būklę aš tiesiog nepasitikėjau. Jo, dėl sveikatos tai yra dalykų, taip. Nu, kita vertus, 3 taškai, labai geras pasirodymas puolime, pasimatė, kad dar daug dirbti reikia gynyboje, bet ar labai tai stebino, turbūt, kad ne. O Fulhamas tai bandė šiaip žaisti labai drąsiai, tai pirmų numerių netgi reikėtų sakyti, jie turėjo prieš Chelsea 62% kamulio kontrolės. Nu, daug atsilikinėjo, reikia pripažinti. Ilgą laiką, nuo pat pradžių atsilikinėjo. Tai gal čia padiktavo kažkiek. Tas padiktavo, gal irgi taip, tiesa. Bet man tai, žinau, kažkaip šitos rungtynėse, nu, jeigu aš taip irgi Fulhamam ir vis dar turbūt matau kaip komandą esančią tarp realių kandidatų iškristi, bet visai man patiko iš tiesų. Turint omeny, kad nebuvo ir keletos galbūt, nu, nebuvo gynyboje to pačio Himo Andersono, nu, kas manau, kad yra pagrindinis jų gynėjas, bet Joshas Kingas gerai judėjo, Oskaras Bobas man toks visai lengvas ir patiko, kaip jisai žaidžia toj Harry Wilsono pozicijoje. Nežinau dėl to Palacijoso, gal ten ir Kevinas daugiau žaistame kairiajame. Bet Gonzalo Garcia įmušė įvartį ir jisai šiaip visai gerai ir tose dvikovose netrodė, kad jį ten kažkaip labai stipriai apstumdo. Tai matosi, kad jis turėtų kažkaip adaptuotis. Pasiėmęs Raulio Jimenez'o numerį. Jo, tas pats Charlesas galų gale yra, žinai, kur irgi turbūt... Gynėsi jie tikrai prastai, bet aš nežinau, kiek tame buvo, kad tiesiog Cole'as Palmeris buvo nesustabdomas. Jam reikėjo daug rizikuoti, žinai, vis tiek atsilikinėjant, tai turbūt tas irgi yra. Ir atsilikinėjai, nes, nu, pradedi rungtynės realiai nuo klaidos gynyboje. Pradedi iš karto. Padarė, taip. Tai su ta gynyba irgi
Nu, šiaip įdomu, va, kai išėjai žais prieš... Nu, va dabar su Sunderlandu. bus žaisti Sunderlandą, va, kitam tokį, ture, tai- kokiu stilium jie žais, kokia bus taktika, kaip atrodys. Nu, ir aišku, Kelvino Besi kritimas baudos aikštelė buvo vienas spūdingiausių rungtynių momentų. Tokia tragiška vaidyba. Žinant, koks yra vaibas pas juos Rūbinį tarptų su Ivobi, tai manau, kad ten po to grįžtant turėjo tikrai būti bajeriukų Aš nemažai. manau, kad rodė į Vobis Kelvinui Besi jo žygdarbį. Tai tikrai jo. Ok, tai kaip ir pakalbėjom apie viską, kas vyko pirmajame Anglijos Premier lygos ture, reikėtų gal pakalbėti apie tai, kas vyks antrajame, kuris vėl prasidės penktadienį vakare. Tai vyrukai, kokios rungtynės jūs labiausiai intriguoja antrajame ture? Karoli, tavo žodis. Nu, aš gal visgi Manchester United Ipswich renkuosi akistatą, Štai taip. nes, nu, vat man labai įdomu, kokia bus reakcija Raudonųjų Velnių prie savų sirgalių, ar mes krisime tik į dar didesnę duobę po šito mačo ir tik dar daugiau bus klausimų apie Carrick ir apie komandą, ar visgi, nežinau, bus sunešiotas Ipswichas ir kažkiek to pozityvo vėl atsiras, tai man čia labai įdomu, plus Tomą Ipswichą pamatyti galų gale. Tai Sekmadienį 6:30. Jo, tai yra ta komanda, kuriai iš pakilusio aš matau likimą Anglijos Premier lygoje, tai tiesiog norisi pamatyti, kad ten subūręs tas kolektyvas, tą patį Gary O'Neillą, tai... Kostai, nepaklausiu tavęs prieš tai, pamiršau, kaip vertini Daizeno Maeda debiutą Anglijos Premier lygoje. Čia vis neatrodė gerai. O, tų žodžių. Mateta? Villa makes Mateta offer. Ai, nu makes offer dar. Jo, nu neatrodė įspūdingai. Ką žinau, Jackas Clarkas Kodėl tu nekenti Japonų, aš gal taip paklausiu. Wow! Come on. Tiesiog, kodėl tu Japonų... Tu turėjo agendą prieš Japonijos Neturiu futbolininkus. agendas. Zaino Suzuki, pavyzdžiui, fantastiškas vartininkas. Kas yra Manau, kad- mėgstamiausias tavo visų laikų Japonijos futbolininkas? Songokas? Nu tai aš noriu mūto turbūt. Songokas nėra Japonas. Ten nėra niekur Japonijos tame filmukė. Tai jis iš Nameko, jis iš kitos planetos. Tiksliai. Ta prasme, faktai. Ta. Ką mes kalbame? Mes kalbame, net nėra žmogus, jo yra Sajanas. Jo, aš nusišnekėjau iš Nameko planetos, sakiau. Nameko tai čia Nu, Pikolas. Atsiprašau, tai aš irgi čia nusišneku. Planet Vegeta, man atrodo. A ne? Nu, Nefadės? man atrodo. Pala. Sajanai iš Vegetos. Čia, nu, čia Gali mes žiauriai gilę duobę kasame, man atrodo. Bet gerai, tai kas tavo mėgstamiausias visų laikų Japonas? Planet Sadala vadinasi. Mhm. Nu tai aš noriu mūto. Aš noriu būti. Okay. Maja Šyda visada patikdavo. Ne, šiaip iš tų atakuojančių Šunsukė Nakamūra labai patikdavo man. Ne, nu, Vegetos planetas. Vegetos planeta, nu. Jo. Aš žinau savo šūdą. Čia Pala, nestum. nežinau, kas čia buvo. Nu, Planet Vegeta, nu. O kas yra tas? Nu gerai, nesvarbu. Šiaip svarbu, labai svarbu. Gerai, baigiam šitą. Ai, va, Sajanų gimtoji planeta yra Planet Sadala, iš kurios jie vėliau perskelia į Planet Vegeta. Okay. Gerai. Good enough. Pasitikslinai. Uždarom šitą segmentą. Jo, ne, tai dėl Daizeno Maedos logiškas, manau, pirkinys, bet jis ten poros situacijų ten neuždarė ir, nusakau, kai yra Jackas Clarkas, kuris įmušė įvartį, tai kažkaip atrodo, kad geriau gal truputį atrodo, bet šiaip Maeda į fantasy tai gal ir opcija šiokia tokia, nes jis labai tokia atakuojančiai roliai žaidžia. Jisai saugas žaidime. Jo. Mhm. Gerai, Kostai, ką tu rinkiesi iš antrojo turo rungtynių kaip pačias gardžiausias? Nu tai aš tai manau, kad žiūrėsiu Coventry Hallą. Tai ne ką tu žiūrėsi, o ką tu rekomenduoji žiūrėti. Gal šiaip visai įdomu bus sekmadienį pasižiūrėti Leedsą su Brentfordu kaip dvi tokias komandas, kurios, nu gerai, pasistiprino vasarą ir dabar atrodo gali žengti tokį laiptelį aukštyn ir laimėjo pirmosius savo mačus. Tai va čia gal toks, nu toks šiek tiek įdomesnis, gal toks rečiau pažiūrimas mačas. Tai vis tiek ten tuo metu bus tik Sunderlandas Fulamas. Tai gal šitą rinkčiaus. Ir Chelsea Brightonas taip pat. Ir Chelsea Brightonas tiksliai. Nu tai gerai, tai Chelsea Brightoną visi žiūrės, bet nesvarbu.
Nu, šiaip atskirai reikia paminėti, kad penktadienį vakare Crystal Palace Manchester City, pirmadienį vakare Aston Villa Arsenalas, tai galbūt Ezri Konsa Villa Parke debiutuos už Arsenalą prieš savo buvusius komandos draugus, buvusi trenerį, bet aš išsirenku vienas iš savaitgalio rungtynių, šeštadienį 19:30 Tottenham Hotspur Newcastle'as. Aš manau, kad bus įdomu, kokie naujokai iki to šeštadienio spės atvykti tiek į vieną, tiek į kitą komandą. Labai įdomu, kokią sudėtį išleis Roberto De Zerbi. Jaislė gal nedarys ten tiek jau daug pokyčių po visai gerų rungtynių su Liverpooliu. Galų galę Sandro Tonali prieš buvusią komandą. Tai daug įdomių kampų, aš manau, ir turėtų būti geros rungtynės, plus jos šeštadienį iškeltos į savo atskirą laiką. Tai... Bet tradiciškai šitą rubriką užbaigiant aš sakau, reikia žiūrėti visas rungtynės. Visos rungtynės būna įdomios Anglijos Premier lygoje. Faktas. Gerai, vyručiai. Apie fantasy reikia pakalbėti. Bandom. Įvyko pirmas turas, buvo daug galvos skausmų dėl komplektacijos, dėl sprendimų, pastoviai keičiau vieną į kitą ir dabar jau matau, žinau, kad tas pirminis variantas, kurį aš buvau susidėliojęs, man būtų daugiau taškų atnešęs nei tas, su kuriuo aš iš tikrųjų pradėjau sezoną, bet sezonas po sezono mano problema visada išlieka ta pati. Taškai ant suolo. Tai 27 šitam ture. Taip, 27 taškai ant suolo. Kajodė, Rodonas ir Verbrugenas. Tai čia ir klinčytai, ir įvartis. Aš tai tau siūlau, Ta žinok, prasme. pakeis suolo strategiją. Tau reikia pasidaryti, kad tavo suolas būtų praktiškai iš 4 arba 4,5 futbolininkų. Čia yra Tiesiog 4,5. Bet tai čia ir yra tokie. Ne, tu žiūrėk, tai Koskaras Bobas 5,5, Kajodė 4,5, bet tu pasidarai, pavyzdžiui, gynėjus po 4 tik tai ir saugo už kokius 4,5. Tokius, kur padėjai, pamiršai, niekada neišėjo. Ir jie to niekada nerinks taškų ir nereiks pergyventi, o nukreipsi pinigus į startų stiprinimą. Nu, gal ir logiška, bet aš iš esmės, kai susidėliojau, buvau patenkintas tą sudėtim ir ją pasidariau 3 turam. Pasidariau taip, kad dabar bench boosto neįjungiau, bet pavyzdžiui, antram turė gal net įjungsiu aš jį. Ir, nu, kai kurie dalykai tiesiog jie nutinka. Nu, tu priemi sprendimus, kad Van Heke leisiu, pavyzdžiui, į startą, ne, prieš Brentfordą. Nu, dabar jau aišku, kad logiškiau būtų buvę Kajodė leis, bet nu tada man taip atrodė, aš kažkaip išleidau. Bet tu, žinai, jeigu kai aš tu mano pasiūlymų, tai to net galvoti nereiktų. Tiesiog eitų tas... Jo, bet aš mėgstu turėti 15 žaidžiančių futbolininkų, aš mėgstu būti apsidraudęs nuo force mažorų, kai kažkas iš mano startinės sudėties turo išvakarėse ten gauna traumą, nežaidžia, ar aš pataupau transferą, kad būtų, kad iš vietojo įeina normalus žaidėjas. Tai visada skaudu, kai tie taškai liko ant suolo. Aš tada galvoju, kad nes kai jau rinkau startinę sudėtį, aš svarščiau, pat gal Rodono vis tik ne Van Heke. Nu, Kajodės kažkodėl tai nesvarščiau, jau į gale pasilikau. Nu, neišleidau aš to Rodono. Nu, pasidariau tas klaidas, vadinkim jas taip. Ten Lamensas man klinšyto neatnešė, apie ką aš svajau, Verbrugenas liko ant suolo atnešė. Nu, okei, čia irgi mano sprendimas. Ne? 2 žaidžiančius vartininkus, manau, visi vis tiek nori turėti, kad pagal geresnį varžovą rinktųsi, kurį leisti tą savaitę. Tai Erlingo Holando nesėkmingas kapitoninimas čia ne mano vieno turbūt problema, manau daug tokių fantasy žaidėjų buvo šiame ture. Isakas su Vircu, aš jais patikėjau, jie labai nuvylė, tai čia turbūt aš labiausiai dėl šito esu nusivylęs, nes tam, kad pasimčiau Isaką, aš ir pertvarkiau tą komandą, atsilaisvinau pinigus, ten keičiau Palmerį į Morganą Rodgersą, tai Palmeris būtų daugiau taškų man davęs nei Rodgersas, bet tebūnie, Rodgersas irgi netuščias, ir patraukė tiesiog Gvardiolo tas vėlyvas pergalingas įvartis ir Kalafiorio taškai, kuriuos vis tiek irgi daug kas susirinko, jeigu ne per Kalafiorį, tai per kitus Arsenalo gynėjus, tai jokio pranašumo, ir sužaidžiau žemiau vidurkio, tai naujas sezonas, bet jau pradžia tokia vėl, kad Žiūriu, jau pirmam turėti tikėjimas savo jėgomis blėsta. Žiūriu, kad dabar nuo to laiko, kai screenshotą dariau, dar average'as pakilo, dabar jau 50 yra šito turo average'as, tai aš lygiai 50 ir surinkau, tai šiaip irgi nesu baisiai patenkintas savo komandos pasirodymu. Šitam turė truktelėjo mane tik tai Joao Pedro, Kalafiori kaip daugelį, Verbrugenas, Colis ir tas Soboslavijos vėlyvas baudinys, kurį realizavo, bet
Visiškai prašoviau su Manchester United žaidėjais, niekas man nieko nedeliverino, nors 3 turėjau. Aš neįžiūriu pas tave čia. Maguire'as, Svimbuemo ir Bruno buvo pas mane sudėtyje. Ant suolo irgi šiaip liko 2 žaidėjai po 6 taškus. Slateris iš Halo ir Raudonas taip pat. Ballardas, iš kurio tikėjausi Defconų, surinko 0 taškų prieš Ipswichą. Šiaip prastai atrodė. Jo, ir tai čia irgi turbūt toks skaudesnis kažkiek nors. Tai nieko gero kol kas iš tiesų. Nieko labai gero, aišku, dar niekas nepralaimėta pačiam pirmam ture. Masturas, nereikia dar panikuoti. Bet yra apie ką pagalvoti tikrai, turbūt, bet skubotų gal nedarysiu. Aš dabar sprendimų. Tiesiog, aš nieko nekeisiu. Aš tikiu, kad antram ture jau namų rungtynėse va tie žaidėjai, kuriuos aš iškeikiau per pirmą turą, kažką man atneš. Tai yra Beumo, tai yra Lamensas, tai yra Isakas, tai yra Virtsas. Liverpool žais su Forestu namie, MU žais su Ipswichu, tai aš duodu jiems šansą tiesiog reabilituotis ir kol kas nieko nekeisiu. Ja. Kostas iš mūsų 3 sužaidė geriausią pirmą turą. Nu jo, bet irgi aš panaudojau bench boostą, ten kaip ir nieko įspūdingo, aišku, abu vartininkais turėjo klinčytus, tai bent šitas. Turėjau 3 Arsenalo gynybą, Raja, Kalafiori, White'as, tai čia labai pasiteisino. Kiti dalykai jau netiek pasiteisino, tai blogiausias turbūt dalykas, kad visi 5 saugai blenkino. Tai tikėjausi, kad čia tikrai bent kažkas Mbeumo, Semenio, kad bent kažkokį įvartį asistą kažką atneš, bet netnešė. Ir šiaip tai viskas labai panašiai kaip ir kitiems. Levi Colvillą pasiėmiau. Šiaip tikrai tikėjau aš juo ir tikėjau Chelsea. 0 taškų. Baisus pasirodymas. Ir dabar tikrai yra tas jausmas, kur norisi tiesiog viską mest nafik, daryti wildcardą prieš antrą turą, sukeist čia, nes dabar pamatai, kaip vienose rungtynėse ten kažkas sužaidė. Tai faktas, kad reikia šitą kažkaip sugebėti savį sulaikyti ir nedaryti šito. Nes mes vis tiek dėliojamės tas komandas tikrai keliem turam bent jau. Tai man ir Florianą Virtsą norisi iš karto mest. Man netgi baisu, kad jis ant suolo gali atsisėsti, jeigu Makalisteris įeina į startą, Soboslajų pakels aukštyn ir tas Virtsas gal net nestartuos, bet nežinau. Čia su tais brangiais žaidėjais gal kas neblogai, tarkim, ten su Isaku Virtsu, kad labai lengva juos pakeisti, iš esmės. Taip. Swapo padarai Palmerį ir Žuau Pedro vietų iš tų 2 ir viskas. Mano tikslas dabar, aš sakiau, nieko nekeisti ir idealiu atveju aš dar 3 turė norėčiau nedaryti jokio transfero ir vat po 3 turo tuos free transferus sutaupytų. Šito tai nebus, aš vis tiek atkaklus esu, žaidžiu jau iki galo, jau kaip išeina, taip išeina. Tiesiog man labai gaila, kad aš ilgai ieškojau tų variantų, kai sugalvojau, kad man reikia Isako, čia aš jau taip sugalvojau. Bet aš labai ilgai ieškojau, kaip man čia susistatyti, kad aš jį pasimsiu, tuo metu vietoj puolėjo, kurį aš turėjau už 6 ar net 5,5. Bet Palmerį vis tiek pasiliksiu. Ir visai stumdžiau ir niekaip man neišėjo ir galiausiai Palmerį reikėjo pakeisti į Rodgersą, kad pasidarytų tie pinigai. Bet tai nebuvo pats blogiausias. Bet tiesiog, taškai, kiek jų Palmeris surinko, golas plus asistas yra viena, bet kaip jis žaidė, tai aš dabar galvoju, kad... Ir Spėdelis turbūt muša spėčių tą komandą, ne? Neabejotinai. Tai aš galvoju, kad bus antram, kokiam turėjo ten pokeris Kaulo Palmerio, tai čia dar tik tai... Gėlytės, kiek aš čia dabar esu nusivylęs, kad pakeičiau Palmerį. Brightonas šiaip irgi atviro futbolo žaidinti komandą, tai ten gali būti tokios panašios rungtynės kaip su Fulhamu turbūt namuose dar, tai jo, tikėtina, kad Palmeris sujudėt gali. Ir aš manau, šiaip daugam buvo nesėkmingas turas su kapitonu. Nebuvo lengva pataikyti su kapitonu. Jo, manau, kad arba dėjo ant United žaidėjų turbūt, arba ant Holando. Tai čia daug nesėkmių, manau, visi patyrė su kapitonais. Pasijungiau pirmą vietą GAU3 liūtų lygoje, 96 taškai su bench boostu, Žuau Pedro kapitonas. Tai turbūt Žuau Pedro čia toks kaip antra, trečia opcija, tai kas pasinaudojo, tai pataikė. Daugiau tai aš nežinau, ką čia galėjo užkapitoninti sėkmingai. Odegaarą. Ten Colis, Odegaras, bet aš nežinau, kiek kažkas tikėjo jais, ar ten gynėjam Arsenalo gal yra kas davė kapitoną. Odegaras visai, man atrodo, jeigu jis atrodė, kaip žaidė dabar, tai visai, domina. Jo, sutinku, bet tada labai sunku, jeigu tik 3 Arsenalo žaidėjus gali turėti, tu nori
turėti bent 2 gynyboje ir tada atsprendi ten Odegaras ar Colis, pavyzdžiui, ten į ataką. Nu, kol nenusipirko kairio krašto naujo polėjo. Kol kas atrodo, kad tu ramiai turi tą Colį už 6,5 ir Jo. nesuki savo galvos tiesiog. Žiauriai, nu, prasme, tiek jis dalyvauja, tiek lietimų daro, kad jis labai labai geras pikas dabar atrodo už tos pinigus. Tai tiek fantasy rubrikoje šį kartą. Tai yra turbūt depresyviausia rubrika mūsų laidoje, bent jau įprastai tai būna beveik kiekvieną savaitę. Bet to pačiu turim ir gal net savo linksmiausią rubriką, istorinę retrospektyvą, Barclays rubrika, kurią šį kartą paruošė Kostas, pirmoji Barclays rubrika šį sezoną, tai Kostai, pradėk. Tai kadangi taip gerai startavo Hull City, tai galvoju, reikia pasižiūrėti į tą jų pirmąjį sezoną Anglijos Premier lygoje ir pašnekėti apie, nu, tokį vieną gal įvykį, kuris paskui turėjo atgarsį po metų. Tai Hullas į Anglijos Premier lygą pakilo 2008-2009 sezonas buvo jiems pirmasis su treneriu Philu Brownu prie vairo. Ir jie tais metais labai įspūdingai pradėjo Anglijos Premier lygą. Jie per pirmasias 9 rungtynes iškovojo 6 pergalės, 2 lygiasias, tik 1 kartą pralaimėjo. Prieš Wiganą, by the way, 0-5 prieš Wiganą buvo pralaimėta, kas yra išties įspūdinga. Ir po to kažkaip, nu, krito į duobę, bet būna jau taip. Tada kažkiek geresnis etapas ir atėjo 2008 Boxing Day mačas išvykoje prieš Manchester City. Ir Manchester City per pirmąjį kėlinį pelnė 4 įvarčius po dublį. Felipe Caicedo ir Robinho. O čia gerai. Čia rimti žaidėjai ir Hullas atsilieka 0-4 ir ką daro treneris Philas Brownas? Jisai vietoj to, kad eitų savo žaidėjais Rūbinę, jisai sako, ne, Etihado stadione mes dabar eisime prie Hull City fanų. Jis pasisodina visą savo komandą ir jisai stovi ir jisai duoda jiems pilos. Auklėje. Prie fanų, kad visi fanai girdėtų, kas yra sakoma. Ir jisai paskui vienam interviu kalbėjo apie tai ir sakė, kad nu, čia svarbiausias dalykas tai buvo, kad 2 žaidėjai iš startinės vienuolikės per Kalėdas ėjo į pubą ir sakė, kad kai jie atvyko, jie, nu kaip jisai sakė, were in no fit state to play against Manchester City. Nu tai žodžiu dar šilti. Fiziškai nebuvo pasiruošę žaisti futbolą. Ir paskui buvo labai juokinga, nes jisai sako, nu jūs pagal tai, kokie buvo keitimai atlikti prieš antrąjį kėlinį, galit žinot, kas tie žaidėjai. Nes buvo 2 žaidėjai išimti. Džordžas Boatengas buvo dar pirmam kėlinyje pakeistas 34 minutę ir per pertrauką Dinas Windesas taip pat paliko aikštę. Tai va. Jie su kažkuo su to, kur dabar už Wrexhamą lošia. Šiaip gal reiktų patikrinti. Nu, pavardė visai išskirtinė. Nu, jeigu tu dabar turi minutėlę, tai gali patikrinti. Iš tiesų. Tai va, tai tas pirmas kėlinys pralaimėtas 0-4, antras kėlinys buvo sužaistas 1-1, tai 1-5 nusileido Hullas. Ir tada tas atgarsis buvo kitame sezone 90. Vėlgi tas pats stadionas, vėl Hull City prieš Manchester City. Šonas Wrightas Phillipsas tose rungtynėse muša pirmąjį įvartį. Ir tada Jimmy Bullardas baudinio 82 minutę, ten Joleonas Leskotas prasižengia baudos aikštelį. Čia tėvas. Okay. Dinas Windesas yra tėvas Okay, Joshua Windeso. Nice, nu tai va, super. Tai va, ten City pirmauja 1-0, bet Joleonas Leskotas baudos aikštelį nugriauna Janą Venehoro of Hesselinką, tuometinį Hullo puolėją, ir Jimmy Bullardas pelno baudinį. Ir tada jisai po to baudinio atlieka visiškai... Turėsim jau toj baigti, tai užbaig istoriją. Visiškai ikoninis įvarčio šventimas, jisai pasikviečia visus Hullo žaidėjus, taip kaip Philas Brownas prieš metus, įrodo, kad jis jiems paaiškina, kaip reikia žaisti futbolą. Nu ir tos rungtynės baigėsi 1-1, Hullas dėja iškrenta, bet dabar jie vėl grįžo. Jo, Hull City Tigrai. Tai labai
įdomus stadionas, įdomi atmosfera, įdomios klubo spalvos. Šiaip stadionas žiūri įdomus, ne? Jo. Prasme, toks visiškai Labai. netipinis neangliškas, ne? Gerai, vyrukai, baigime šį epizodą. Kitą savaitę GAU3 liūtai vėl sugrįžta, bus truputį parotuota sudėtis, iš karto galiu atskleisti, bet nesikeis formatas. Antrasis Premier lygos turas startuoja jau šį penktadienį ir kitą savaitę naujas podcastas. Iki. Iki. Kim.